šitam atsakymui visiems yra skiriama po minutę. Tai pirmiausia, pradėkime nuo Darbo partijos ir Valentino Bukausko. Prašau. Labas vakaras. Darbo partija dalyvauja Europos parlamento rinkimuose su programa, aiškia programa visuomeniai nešančia žinią, atstovaujantį regionus, atstovaujantis mūsų Lietuvos valstybės žmonės, atstovaujantis socialinius partnerius ir socialinį sluoksnį. Darbo partijos sąrašuose 16 kompetitingų, skirtingų sričių atstovų, kurie yra pasirengę ryžtingai ir aktyviai ginti kiekvieną mūsų valstybės poziciją. Darbo partija 20 metų jau atstovaujanti Europarlamentą ir turinti narius, tai mes tikime su savo programa ir su savo komanda toliau turėti tęstinumą Europos parlamento sudėtyje. Kiek narių? Atstovauti Europos parlamento ir ginti mūsų valstybės interesus. Kiek narių jūs norite pasiūsti? Kiek matote? Tiek, kiek sėdi šiandien susirinkusių. Ačiū, drąsu. Taikos koalicija ir Mindaugas Puidokas, prašau. Na, sveiki. Taikos koalicija yra vienintelė koalicija šiuose rinkimuose ir mes esame ryžtingai nusiteikę atstovauti visų pirma Lietuvą ir Lietuvos žmonės. Šiandien mes matome situaciją, kad žmonės reikalauja mus vienytis. Vienytis protesto jėgas tam, kad pakeisti dabar įsistovėjusią Lietuvoje konservatorių diktatūrą. Aš esu įsitikinęs, kad mes negalime pritarti Gabrieliaus Landsbergio norams išsakytiems ir šiandien Lietuvos karius instruktorius siųsti į Ukrainą. Tai būtų didžiulė klaida, kuri grėstų mūsų valstybei įsitraukimu į karą. Mums negaliotų NATO 5 straipsnis ir kolektyvinė gynyba. Lietuva kaip maža valstybė, kaip NATO aljanso narė privalo elgtis išmintingai, o mes kaip šios valstybės atstovai, kaip atstovai tiek Europos parlamente, tiek Seime, padarysime viską, kad mūsų valstybė ir mūsų žmonės būtų saugus. Jūs irgi, ponia Puidokai, galvojat, kad visi pateks, kurie su jumis? Nes vienas iš klausimų, viena dalis buvo, kiek savo narių realiai galite tikėtis? Na, akivaizdu, kad kiek narių turėsime Europos parlamente, spręs rinkėjai, mūsų žmonės. Ir mes jais tikime ir tikime, kad jie nori, kad Europos parlamente būtų aktyvūs Europos parlamento nariai, o ne tokie kaip dabar, kai Lietuvos europarlamentarai buvo tarp pačių mažiausiai aktyvių Europos parlamento narių. Ačiū. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga ir Valdemaras Tomaševskis. Prašau. Ačiū. Labą vakarą. Mūsų programa atspindi mūsų šūkiai. Tai pirmas šūkis už tradicinę šeimą, tai kas yra svarbiausia mūsų žmonėms, kiekvienas turi šeimą arba turės. Čia pagrindinė valstybės ląstelė, reikia ją saugoti. Antras mūsų šūkis tai už vertybės, už krikščioniškąsias vertybės. Tai būtent čia pagrindas mūsų viso gyvenimo, tai yra ir doras gyvenimas, ir meilė artimam, ir pagarba tėvams. Trečias šūkis tai yra tėvynė Europa. Už sąžiningą ir solidarią Europą. Sąžiningą visiems reikia pabrėžti, dabar dėja nėra taip, reikia kai ką keisti, tai reikia išlyginti tiesioginės išmokos, reikia daugiau solidarumo, reikia išlyginti minimalią algą ir viską mes tą parlamente darysime, jeigu, aišku, žmonės patikės. Pone Tomaševski, jūs jau esate Europos parlamento narys, žinote, kaip ten viskas vyksta, ar manote, dar kas nors prie jūsų galėtų prisijungti, daugiau narių turėti? Iš mūsų partijos. Taip, iš jūsų. Aš manau, kad jeigu žmonės taip nuspręs, tai mes nepavėsim. Gerai. Toliau Tautos ir Teisingumo sąjunga ir Petras Gražulis. Prašau. Sveiki. Mūsų sąjunga atstovauja labai įvairių žmonės ir profesinės sąjungos, sandrauga pirmininkas ir Kęstutis Juknius ir Edita Navickienė, žmonių su negale atstovė. Ir pats esu vienintelis Seimo narys, buvęs Seimo narys, politinis kalinys, teistas sovietmečiu ir paskutinis esu politinis kalinys sovietiniais laikais. Dabar vėl šitos naujos liberalistinės ideologijos arba tų vaikų, komunistų arba anūkų vėl esu teisiamas. Išmestas į Seimo už tai, kad nepaspaudžiau mygtuko, pultuko ar kaip ten. Ir taip pat už švento rašto citavimą teisiamas. Teisiamas, kad Čmilytei, pasipiktinau Čmilytei, kad neatsiprašiau savo senelio padarytus nusikaltimus Lietuvai, priminiau Seime, įteikiau uniformą, jam mane teisė, negalima uniformos demonstruoti. Taigi, esu vienu žodžiu, tikrai žmonės turi galimybę atstatyti teisingumą
ir mane išrinkti į Europos parlamentą. Būtent jūs, kalbam apie jūs. Jūs realiausias esat kandidatas nuo partijos, taip skaičiuojam. Nu, aš galvoju, o tai rinkėjai pasakys. O čia jau rinkėjai pasakys. Gerai. Lietuvos žaliųjų sąjunga ir Ieva Budraitė, prašom. Labas vakaras, esu Ieva Budraitė, su komanda atstovaujame Lietuvos žaliųjų partiją, pabrėšiu ne valstiečių, tikrų žaliųjų, su agrooligarchais bendro nieko neturime ir tuo džiaugiamės. Mūsų organizacijos dėmesio centre klimato krizės ir aplinkos apsaugos temos, kurioms politinės valios nei nacionalinėje, nei europinėje darbotvarkėje kol kas nėra. Šiemet pristatom unikalų pirmą tokį rinkimų istorijoje sąrašą kandidatų, sudarytą išimtinai vien iš kandidačių moterų. Tokiu ėjimu norim paskatinti didesnį moterų įsitraukimą, ne dėl varnelės, ne dėl to, kaip yra šiandien, kad prie tribūnų tik tai vyrai, o moterys už nugaros. Mūsų sąraše įvairių sričių profesionalės, mokslų daktarės, aktyvistės, mamos, feministės, visos jos turi kompetencijas ir yra pasiruošusios kalbėti ir atstovauti taip, kad gamtos balsas būtų girdimas. O kalbant apie mandatus, šiandien populiariausia partija yra pavadinimu nežinau. Tai tikrai manau, kad tarp tų neapsisprendusių žmonių yra šviesių ir norinčių aktyvių, progresyvių ir apie gamtos bei žmonių saugumo interesus mąstančių asmenų. Tai kiek manote mandatų realiai tikitės? Kiek? Bent jau vieno. Bent jau vieno. Puiku. Na štai, mes susipažinome su visomis šiandien čia studijoje esančiomis partijomis, jų kandidatais, jų planais šituose rinkimuose. Ir dabar aš tik primenu atsakymams 2 minutės ir paskui replikoms minutė. Na ir tarpusavyje, jeigu turėsit kažkokių diskusijų, tai po tų visų pasisakymų galėsim pradėti. Pirmas mano klausimas yra toks. Jūsų manimų, kieno interesus turi ginti Europos parlamento narys? Ar Europos parlamento nariai iš Lietuvos turi balsuoti vieningai? Ir pradėkim nuo Darbo partijos ir Valentino Bukausko. Ačiū, labai geras klausimas. Mėly žiūrovai, tai iš tiesų aš noriu pasakyti, kad Darbo partijos programoje yra parengta ir pasiūlymų tiek mūsų nacionaliniai parlamentui, tiek ES komisijai įeiti į diskusijas. Ir aš šiandien pasistengsiu vieną galbūt iš tematikų, kur numatau, kur bus, kaip mes matome, dėl ko tą siūlome. Nes, kaip ir minėjau, kad tai yra renkami atstovai mūsų valstybės. Ne į Seimą pozicijų atstovavimą, o į valstybės pozicijų atstovavimą. Todėl mes turime girdėti, turime matyti ir turime jausti ir žinoti, kokie yra mūsų valstybės strateginiai tikslai, strateginiai siekiai. Ir labai keista, kad šiai dienai mūsų 11 žaidėjų, kaip futbolo komandoje, įsiųsti yra į Europos parlamentą atstovauti mūsų valstybės interesus, strateginius interesus, bet užmiršo įsiųsti trenerius, kurie iš tikrųjų būtų prižiūrėtojai ir kurie patarinėtų ir pasakytų, kokius veiksmus, kokius darybinius santykius reikia daryti su kitom valstybėm, ieškant palaikymo būtent naudingiausių pozicijų mūsų šaliai. Taip pat ir žemės ūkio sektoriuje dėl tiesioginių išmokų mokėjimų. Visos partijos apie tai deklaruoja. Ir ilgalaikė finansinė perspektyva šiai dienai yra patvirtinta. Iki 27 metų, jeigu mes nepakeisime būtent per ES plėtros programą, pasiūlėme, kad vis dėlto turėtumėm pereiti prie 5 metų finansinės perspektyvų skirstymo, kur ateina ir parlamentarai būtent 5 metam. Aš manau, tai toj vietoj mes galėsime rasti pozityvą ir rasti dialogą ir efektyvumą ir skaidrumą, būtent lėšų įsisavinime ir greitume. Nes šiai dienai visuomenė nusivylė tuo, kad mes, kaip politinės partijos, labai daug ką deklaruojame, bet tą nepadarome. Kaip ir mobilumo paketas, įvertinus, kokia žala yra padaryta mūsų valstybei, kur mūsų europarlamentarai tik tai vienas tesugebėjo lemiamų momentų atlikti balsavimą. Pone Bukauskai, žiūrim į laikrodį, nes ir kiti nori pasisakyti. Bet aš taip ir nesupratau, tai kieno interesus turi ginti Europos parlamento narys? Vieningai visi turim balsuoti? Mūsų valstybės visų pirma, mūsų visuomenės ir mūsų bendruomenės. Gerai, ačiū. Pone Tomaševski. Tai klausimas yra sudėtingas, kadangi čia yra biški painiavos. Tai mūsų sutartyje su ES parašyta, kad Europos parlamentarai jie kaip ir atstovauja visą sąjungą. Bet aš manau, tai yra neteisingai. Mes turim užduoti tokį klausimą, jūs paklausėt, kieno interesus. A kas tai yra interesai?
Tai kada buvo kūrima Europos Sąjunga, tai pagrindinis tikslas buvo, kad nebūtų daugiau karo. Čia buvo daugiau ekonominės sąjunga. Ir sąjungos įkūrėjas Robertas Šumanas, giliai tikintis katalikas, net sakė taip, kad Europa arba bus krikščioniška, arba jos iš vis nebus. O šiandien šitą kairiųjų liberalų daugumą stumia tokius įstatymus, kad tai jau bus ne Europa, kaip tautų Europa, kaip sumanė būtent kūrėjas Robertas Šumanas, ar tai bus kažkokia mistinė federacija. Jeigu aš turiu balsuoti, aš už tokią mistinę federaciją nebalsuoju ir nebalsuosiu. Buvo neseniai lapkričio 22 diena balsavimas dėl Europos ateities ir dėja iš mūsų Lietuvos 11 europarlamentarų, vakar debatose tai paskambėjo, 5 balsavo už praplėtimą ES kompetencijų. Aišku, su vienu kitu punktu galima sutikti, sakysim, tam gynyba, sienos apsauga, bet ten buvo tokie punktai kaip švietimas. Tai kažkas dabar Briuselėje priims sprendimus, koks pas mus bus švietimas. Ką mes mokysim savo vaikų. Todėl aš balsavau prieš, balsavo ir jūsų atstovas Viktoras Uspaskich, kad tik tautinės mažumas balsavo prieš išplėtimą ES galių. Tai mes įstojom į vieną ES, o dabar pamažu ES gali tapti kaip viena buvusi Tarybų sąjunga. Ir todėl aš kaip Lietuvos parlamentaras visada balsuoju už Lietuvos interesą. Ir mūsų interesas yra išlaikyti ir mūsų vertybės, būtent per švietimą, ir išlaikyti mūsų poziciją, nepanaikinti veto teisę, kadangi jeigu mes panaikinsim veto teisę, mažų valstybių niekas neklausys. Ačiū. Dabar Lietuvos žaliųjų partija, aš vadinau jų sąjungą, taisykit mane, partija, Lietuvos žaliųjų partija ir Ieva Budraitė, prašau. Na, mes bent jau dalyvaujame Europos parlamento rinkimuose. Europos Sąjungos visas projektas yra pastatytas ant solidarumo idėjos ir europarlamentarai priima sprendimus, kurie liečia kiekvieną europietį. Tai mano galva, kiekvienas balsuojantis turėtų visą laiką tai turėti omenyje ir ne į siaurą nacionalinę vagą vien tik tai žiūrėti, o plačiai apriepti visos Europos bendruomenės interesus. Tai vienas momentas. Antras, ką reikėtų paminėti, europarlamentarai dirba pagal politinės ideologijas suformuotose frakcijose, ne kažkokiuose nacionaliniuose komitetuose. Ir paprastai ta frakcija ir diktuoja poziciją, kurios turėtų laikytis visi nariai. Tai man atrodo, kad labai svarbu, jog mes rinktume tokius politikus, kurie labai aiškiai deklaruoja savo vertybės, tikrintume, kiek jos nuoseklios ir sistemiškos yra, nes tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad mes pasirenkame prognozuojamą variantą, tokį, kuris atitinka mūsų lūkesčius. Tačiau ką reikėtų daryti išrinktiems europarlamentarams ir kam aš tikrai pasižadėčiau, tai didesniai atskaitomybė ir bendravimui su nacionaliniais rinkėjais, ko šiandien labai trūksta, turbūt kiekvienas žiūrintis šią laidą neišvardintų visų 11 europarlamentarų, kurie šią kadenciją dirbo deleguoti nuo mūsų, dalis iš jų ilsėjosi Tailande, dalis nežinau, ką veikia, nes nepaisant to, kad dideli krepšeliai ir komunikacijos ir kitoms reikmėms, tai, ką jie ten veikia ir ką sprendžia, mes dėja, bet negirdėjome. Ką dar norėčiau pabrėžti, kad mano įsitikinimu šiuo metu Europos parlamentas neturi pakankamai svorio arba galios, kalbant apie teisėkūros procesus. Jis neveikia taip kaip mūsų Seimas, kada vienas Seimo narys gali ateiti su įstatymo projektu, susirinkti palaikymą ir inicijuoti jo svarstymą. Ten teisėkūros procedūra šiek tiek kitokia, todėl jeigu reikėtų balsuoti, balsuočiau už tai, kad teisėkūros srityje šitam organui, Europos parlamentui, galios būtų daugiau. Bet jūs sakote, kad Europos parlamento narys neatstovauja Lietuvai ir todėl nebūtinai jo nuomonė turi sutapti su valstybės. Aš teisingai supratau. Iš gerų, kaip sakant, išmintingumo paskatų, tai turėtų be abejo atsižvelgti, bet tai mes renkam ne nacionalinį Seimą, mes renkam Europos visos parlamentą. Ačiū. Ponas Gražulis, prašau. Taip, aš be abejonės pirmiausia mes turim atstovauti, kadangi renka mūsų Lietuvos piliečiai, tai atstovauti Lietuvos piliečius. Tačiau yra tokia struktūra Europos parlamente, kad pasirenka politikas frakcija ir frakcija turi daug didesnės galias, negu kad ten pavienis europarlamentaras tikrai galių didelių neturi. Pagrindiniai diskusijos klausimais vyksta komitetuose, žiūrint, kuriam tu komitete būsi ir gali kitą kartą, ir ne tik kitą kartą, dažnai atsitiks, kad komitetas, kuris diskutuos vieną ar kitą temą, tu visai nebūsi to komiteto narys.
Bet vis tik tais ta komunikacija su rinkėjais Lietuvoje turi išlikti, turi būti aktyvi ir netaip išrinko ir pamatė tą jau europarlamentarą tik kaip kandidatuoja kitiems Seimo rinkimams. Tai tikrai stengsiuosi, kad to nebūtų, kad sistemiškai bendraučiau su Lietuvos rinkėjais. Rinksimės taip pat frakciją, tai yra, aš taip pasakyčiau, šiandien Europa yra tiesiog nuodas, kuris neša genderizmą, narkotikus, visą kitą žlugdo tai tų pradininkų idėją, tiek Šumano, tiek Adenauerio fondo, Adenauerio, kurie kūrė šitą Europą. Jie dabar visas vertybės, krikščioniškas vertybės griauna, naikina, neždami leftizmą, vienalytės santuokas, neždami tiesiog tas iškrypimus. Tai aš noriu pasakyti, kad mes grįžtam, faktiškai dabar Europa grįžo prie Rusijos arba net Lenino idėjų. Pirmas Lietuvoje atnešė tą vadinamą partnerystę Stalinas. Jis atnešė partnerystę, uždraudė krikščionišką santuoką ir atnešė partnerystę. Tai dabar mes tą patį neša mūsų liberalai, žalieji dabartiniai ir visas tas vertybės griauna. Jeigu sugrįš šitos vertybės, šeima bus sunaikinta, ką daro? Tikrai neliks nei Europos. Tai aš manyčiau labai svarbu, kad Europa keistųsi ir tos jėgos stiprėja Europoje. Tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje, tiek Lenkijoje, tiek kitur tos vadinamos antisisteminės, antifederalistinės ir antigenderistinės. Ir mes visi... Ačiū, ponia Gražulį, jūs nuklydot. Klausimas mano buvo, leiskite jį pakartoti ponui Puidokui. Mano klausimas buvo toks. Jūsų manimų, kieno interesus turi ginti Europos parlamento narys? Ar Europos parlamento nariai iš Lietuvos turi balsuoti vieningai? Toks yra klausimas. Atsakymas yra akivaizdus. Europos parlamento nariai išrinkti iš Lietuvos pirmiausia turi atstovauti Lietuvos ir Lietuvos žmonių interesams. Vienybė yra būtina, bet ją pasiekti yra labai sudėtinga, kadangi, kaip ir įvardino ką tik kalbėjęs kolega, mūsų pažiūros skirtingų partijų yra taip pat nevienodos. Ir tik tai dalis politinių jėgų pasisako už tradicinės vertybės. Dar blogiau, noriu pasakyti mūsų žiūrovams, kad šiandien stebite jūs labai keistus debatus, nes didžiosios sisteminės partijos, konservatoriai, liberalai, socialdemokratai bijo su mumis debatuoti, bijo išgirsti mūsų nuomonę. Jie susitarė tarpusavėje, taip kaip tai dabar leidžia konservatorių pakeistas rinkimų kodeksas ir debatuos tarpusavėje. O visos kitos 10 politinių partijų ir tame tarpe mūsų koalicija turėjo traukti burtus. Manau, kad tai yra neteisinga. Jeigu kalbant apie Europos parlamentą ir Europos Sąjungą, akivaizdu, kad mūsų Europos parlamento nariai visų pirma turi atvykti į savo darbą ir balsuoti svarbiausiose balsavimuose. Paimkime pavyzdį. Balsavimas dėl žaliosios darbotvarkės, dėl kurio vyko protestai visoje Europoje, ūkininkų protestai, milžiniški protestai. Ir tame balsavime dalyvavo vos keli Lietuvos Europarlamento nariai, o balsavimas buvo nulemtas keliasdešimt balsų skirtumų. Tas pats buvo prieš 5 metų, 19 metais, balsuojant dėl mobilumo paketo, kai vos vienas Lietuvos europarlamentaras sugebėjo dalyvauti balsavime. Akivaizdu, kad taip neturėtų būti. Europarlamento nariai privalo būti aktyvūs, atstovauti savo valstybės interesams. O mobilumo paketo atveju buvo didžiulė žala padaryta visam Lietuvos transporto sektoriui. Ir tai yra vienas iš raktinių mūsų pramonės segmentų, kurio Lietuva buvo visą laiką stipri. Tai koks atsakymas? Kieno interesus turi ginti Europos parlamento narys? Tai aš nežinau, turbūt jūs negirdite, ką aš atsakiau savo klausimo atsakymo pradžioje. Tai aš jau atsakiau, kam turi atstovauti, kad Lietuvai ir jos žmonėms. Ir aš nemanau, kad yra verta kartotis, bet aš manau, kad verta papildyti, kadangi aš dar turėjau laiko ir jūs tą laiką kaip ir sugaišinote, klausdama tą, ką aš jau prieš tai buvau atsakęs. Tai atsakymas yra paprastas. Europos parlamento nariai išrinkti iš Lietuvos privalo atsakingai vykdyti savo darbą. Turi jungtis su kitomis vertybiškai panašiomis politinėmis jėgomis Europos parlamente, kad surinktų reikiamą balsų kiekį tam, kad galėtų tinkamai atstovauti Lietuvos žmonių interesus. Gerai, ačiū. Aš tik noriu jūsų visų paprašyti, kadangi jūs sakote konservatoriai, socialdemokratai, dar visos kitas partijas minite, kurių čia nėra, ir sakote, jie bijo jūsų, todėl neina, galbūt jie turi kitą paaiškinimą, gal jie sako, gal jie nenori su jumis. Aš nežinau, bet sutarkim, kad mes kalbam tarpusavėje ir negalvojam apie tai, kas vyksta kitose partijose. Kai jie ateis, jie tikriausiai apie jūs kalbės ir jums irgi bus nelabai malonu, nes jūs tiesiog negalėsit atsakyti. Tai kalbėkim čia, kiek mūsų yra ir prašom reaguokit. Prašau, ponė Bukauskai, jūs pirmiausia norėjote. Norėčiau repliko teisę pasinaudoti. Jūs tiesiog esat labai populiarus. Kolegos, galbūt tikrai... Palaukit.
Rusijoje 5 metai nebuvęs. Pone Gražulį, jūs tiesiog... Lukašenka. Pone Gražulį, jūs tiesiog esat labai populiarus, bet dabar prašau, už tai apie jūs visi šneka, bet dabar prašau nutilkit ir leiskit mums diskutuoti. Pone Bukauskai, prašau. Nežinau, kodėl jūsų nepakvietė. Aš palauksiu, kol Neškviečiu. Nurims. Prašau. Aš palauksiu, kol aistros nurims. Tai kolegos, iš tiesų, aš manau, nereikia emocijom kalbėti, reikėtų vis dėlto dialogų ir diskutuoti bet kokiu pasiūlymu ir darbo partija įvertinusi būtent 5 metų mūsų europarlamentarų veiksmus, matydami, kad ne viskas yra gerai ir Europos Sąjungoje, komisijoje, ne viskas yra gerai ir pas mus vyriausybėje yra pateikė savo programai atitinkamus pasiūlymus. Vienas iš tokių pasiūlymų, kad būtų strategiškai vykdomi parlamentaro atstovavimas Europos parlamente, tai mes siūlome, kad vis dėlto išrinktieji turėtų reguliarų susitikimą su mūsų nacionaliniu parlamentų atstovais. Būtent Seime diskutuojant, kas mums šiai dienai yra aktualu. Kaip aš į pradžių minėjau, programui taipogi numatoma yra 5 metų finansinį ilgoji perspektyva. Ir puikiai matome, kad per 2 metus koks pokytis nuo priimto biudžeto įvyko Europoje. Invazija į Ukrainą, kur niekas negalėjo šito dalyko prognozuoti. Ir šiandien mūsų valstybė turi iššūkius, būtent ne tik tai kaip gynybinė, bet ir civilinė sauga apsaugoti gyvenančius čia mūsų žmonės, mūsų vaikus, mūsų seniorus, kad jie jaustųsi saugiai ir patikimai. Pone Bukauskai, dėkim tašką, nes ir kiti nori pasisakyti. Dabar žalieji, paskui Lenkai ir tada ponas Puidokas. Ir paskui ponas Gražulis. Gražulis. Gerai. Atkreipti dėmesį tiesiog, kad tai negali būti nepaminėta, kad jeigu moteris taip draskytųsi, kaip ką tik draskėsi ponas Petras Gražulis, jie iš karto būtų isterikės etiketė užklijuota. Ir norėjau replikuoti į tai, ką ponas Petras pasakė apie LGBT ekstremizmą ir panašius dalykus. Tai ko gero jūs siūlote, kad turėtume lygiuotis į Rusiją, kuri neseniai pradėjo panašias procedūras prieš LGBT ideologiją kaip po tokią. Bet kadangi buvot paminėjęs ir mūsų partiją, kaip neva greunančią tradicinę šeimas, tai noriu paklausti, ką jūs vadinate tradicinę šeimą. Ar prasigėrusi vyrą, kuris padaužo žmoną, ar tą, kuris palieka su vaikais ir jais visai nesirūpina. Jeigu jūs apie tokias šeimas, tai taip, mes jas norėtume pakeisti. Bet nereikėtų skleisti melo, kas ta tradicinė šeima yra. Šeimos yra visokios. Svarbiausia, kad jas jungtų meilė. O valstybės pareiga užtikrinti, kad visos jos jaustųsi ir būtų saugios, ypač nuo tokių radikalių pasisakymų, kaip ką tik girdėjau. Pone, aš noriu jūs vėl sugrąžinti į realybę. Mes kalbam dabar ne apie šeimos vertybės, ne apie žmogaus teisės, dabar dar kol kas kalbam apie Europos parlamentą. Bus žmogaus teisų tema vėliau, dabar bus, būtinai pakalbėsim, bet dabar ne. Atsakykit, ponia Gražulį, nes buvo jums ir tada ponas Tomaševskis. Pirmiausiai Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir Konstitucijos 38 straipsnis sako, santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters apsisprendimu. Ir kad šeimos pagrindas yra šeima ir ją gina įstatymas. Visa kita, vyras su vyru, vyras su katinu ar su šuniu, ar moteris ten su šuniu, tai yra ne šeima. Tai yra iškrypimas. Ir aš noriu jums pasakyti, kadangi mes esam krikščioniška, bent dokumente popieriuje tauta, Lietuva ir Europa, 118 kartų šventas raštas smerkia homoseksualizmą ir kitus seksualinius nukrypimus. Tai man šventas raštas daugiau negu bent koks įstatymas. Ir Europa greuna, sakau, tas vertybės. Dabar žiūrėkit, kas yra. Jūs kalbat apie žmogaus teisės, o patys vyrus visiškai ignoruojat. Nei vieno vyro nėra. Tai jūs diskriminuojat. Pas mus tai yra sąraše ne vienas vyras. Mes bent dėl grožio pasodinom vieną ponę, o jūs ką darot? Jūs vieną kalbat, o visiškai ką kitą darot. Jūs priešingai. Nereikia jums vyrų, bet jeigu nebūtų vyrui. Ačiū, ponia Gražulį, juolab, kad jūs ne į temą. Gimėt iš tėvo ir mamos. Ačiū. Baigiam šitą temą, nes mes dabar ne apie žmogaus teisės. Pone Tomaševskis nepagarbą rodo. Palaukit, ponia Gražulį. Ponia Tomaševskis, prašau. Ačiū. Kalbėkime iš esmės. Aišku, bus dar, manau, laiko šitoms temoms. O dabar dėl Europos parlamento. Tai čia yra svarbus klausimas, kadangi žmonės iki galo nesupranta. Tai dar kartą noriu tą pabrėžti.
kad dabar kaip ES tai yra kūrybos procese. Tai nėra kažkokios galutinės ES. Ir įvairios politinės jėgos nori reformuoti tam tikrą linkmę. Tai mūsų pozicija labai yra paprasta. Tai tautų sąjunga, tai yra suverenių valstybių sąjunga. Ir plus, aišku, vertybės. Kada buvo kūrima ES, tai pagrindinės vertybės buvo krikščioniškasias vertybės. Reikia tai išlaikyti, kadangi tokia buvo valia ES įkūrėjų. Tai šitas labai svarbus momentas. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad Lietuvos parlamentarai, kuriant ES, tai yra kūrybos procesas, negali balsuoti prieš mūsų konstituciją, negali balsuoti prieš mūsų interesą. Šitas paskutinis balsavimas, kuriame balsavo į socdemai, konservatoriai už išplėtimą ES teisių, tai yra mūsų antilietuviškas balsavimas. Tai mes dviese balsavom kaip tautinės mažumas už Lietuvą kaip suverenę valstybę. Ir ten labai svarbus momentas švietimo, dar kartą kartuoju. Jeigu bus tai prabalsuota dar antrą kartą, tada mes turėsim labai rimtų problemų Lietuvoje su mūsų vaikų auklėjimu. Ačiū, ponas Tomaševski, ponas Puidokas dabar. Kalbėkime apie esmę. Mūsų taikos koalicija siekia, kad Europos parlamente būtų pasipriešinta federalizacijos projektui. Būtent balsavime dėl federalizacijos bus nulemta tokių mažų valstybių kaip Lietuva ateitis. Ar mes turėsime pilną suverenitetą ir savarankiškumą ir galėjimą vetuoti mums neparankius ir kenksmingus ES sprendimus. Jeigu bus nueita Jungtinių Europos valstijų kūrimo keliu, akivaizdu, kad tas globalistinės Europos projektas taps laimėtoju, o tai būtų žalinga Lietuvai ir kitoms mažoms valstybėms. Dėl to mes padarysime viską, kad taip neįvyktų, kad patriotinės jėgos apsijungtų ir žmonės raginu aktyviai ateiti į rinkimus, nes būtent nuo jūsų aktyvumo ir pasirinkimo priklausys, kokie Europos parlamentarai jūs atstovaus ir ar jiems rūpės išlaikyti Lietuvos savarankiškumą, atstovauti mūsų žmonių interesus, ar jie tiesiog kaip dabartiniai europarlamentarai, tokie kaip Kubilius ar Juknevičienė, klusniai linksės galvomis globalistams. Pone Puidokai, jūs vėl apie tos, kurių čia nėra. Bet gerai, viskas, baigiam šitą temą. Matau, kad tai ganėtinai aktuali tema, bet dėja mes nebeturim laiko. Mes nekalti, kad jų nėra šiandieną. Važiuokim toliau. Kitas klausimas. Ir tas pats apie plėtrą. Šiuo metu yra 9 oficialios ES kandidatės. Ir mano klausimas yra toks, kiek šalių turėtų apimti kitas plėtros etapas? Kas tokį pasirinkimą nulemtų? Kada tai galėtų įvykti? Ir kaip jūsų manimų veiktų ES su 30+ narių? Pone Bukauskai, prašau. Iš eilės mes turime atsakinėti. Gerai, ponia Tomaševski, ponia Bukauskas, mes neišgirdome. Aš nenoriu vadovauti jums, bet kažkaip visada iš eilės. Tai ačiū už klausimą. Tai dabar 9 šalis pretenduoja tapti ES nariais ir jau pernai priėmėm sprendimą, kad ir Moldova, ir Ukraina taptų. Ir tai, manau, yra procesas netrumpas, kadangi Turkija jau pasirašė pasirašymą stoti ES 99 metais. Praėjo 25 metai, dar labai toli ES. O kokie yra interesai? Ar visus priimti, ar ne visus? Iš vienos pusės, aišku, kol daugiau bus šalių, tai stipresnė bus ES. Bet nebūtinai, kadangi stiprybė Europos ne tik skaičiuose, ne tik kiek šalių sudarys šitą ES. Stiprybė vertybėse, apie tai mes jau kalbėjom, su to yra problema. Ir kažkas gali pasakyti, kad nenorim priimti mes Turkijos ES, kadangi ten musulmoniška šalis. Ir aišku, jeigu Turkijai vadovautų kažkokie džihadistai, tai aš būčiau prieš priėmimą Turkijos. Bet Turkija yra valstybė demokratiška, ten vyksta rinkimai, o ten gyvenantis musulmonai, jie gerbė ir šeimą, ir tradicijas. Tai aš manau, Europa tik sustiprėtų. Jeigu mes priimtum Turkiją, tada nebūtų, sakysim, tiek tų partijų kairiųjų ir įvairių ten žaliųjų, kurie būtent stumia mūsų ES į kažkokią ne tik mistinę federaciją, bet sąjungą be kažkokias ideologijas. Mes kažkada turėjom šitą ideologiją, tai krikščioniška šeimos ideologija, dabar mes prarandam. Į pagrindinį ideologiją dabar liktai gali būti pinigai, interesai ir vartojimas. Tai aš manau, reikia plėsti ES, kad ateitų nauji žmonės, kad būtent šitos vertybės, apie kurias aš kalbėjau, sustiprėtų, o ne atvirkščiai. Išeinant Didžiojoje Britanijai, Jungtinėje karalystėje, pozicijas būtent Europos tautų sumažėjo ir dabar federalistai turi daugumą Europos parlamente.
Pone Budraite. Aš irgi palaikyčiau ES plėtros idėją, nepaisant to, kad daugelis šalių ir akademinėme lygmenyje yra kalbama apie plėtros nuovargį ir kalbama apie tai, kaip mes kaip bendryje gebėsime tinkamai integruoti naujas narės. Tačiau jeigu Europa nori būti stambus, stiprus ir girdimas pasaulinis žaidėjas, ji privalo plėstis. Ir nereikia manyti, kad ta plėtra naudinga tik naujai įstojančiai šaliai, ji taip pat lygiai naudinga ir visai bendrijai. Dėl to, kad mes vis dar turime, nepaisant to, kaip kiti kandidatai kritikuoja, laisvą kapitalo, prekių ir žmonių judėjimą. Tai iš to išlošia visi, juo labiau, kad vien narystės perspektyvos įtvirtinimas ir suteikimas kandidatai šaliai. Visi tyrimai rodo, kad būtent tų dėrybų metu, kai yra žiūrima, kokie ten teisės aktai, kokia mokestinė sistema, kaip įmanoma ją suderinti su Europos taisyklėmis, būtent tuo metu daugiausia teigiamų reformų ir įvyksta. Tai aš manau, kad to plėtros mechanizmo nereikėtų bijoti, priešingai reikėtų skatinti tas valstybės, kurios jau yra paskelbę norą jungtis į vakarietiškų valstybių koaliciją, vykdyti demokratinės ir kitas su skaidrumu, ypač susijusias reformas savo valstybių viduje. O kaip mes tvarkysimės, tai aš jau užsiminiau šiek tiek anksčiau, tikrai manau, kad tą sprendimų prieimimo procedūrą Europos Sąjungoje reikėtų keisti, galbūt šiek tiek mažinant galias Europos komisijai, suteikiant daugiau jų Europos parlamentui, ypač teisėkūroje stiprinant atskaitingumą, o kadangi jau buvo užsiminta apie veto teisę, tai kai kalbame apie saugumo, gynybos ir plėtros klausimus, aš manau, kad to vienbalsiškumo turėtų būti atsisakyta, nes jau Orbano pavyzdys parodė, kad vienas vadovas gali šantažuoti ir laikyti įkaitų visą sąjungą. Tai to neturėtų būti. Aš noriu priminti, kad LRT eteryje Europos parlamento rinkimams skirta laida, parengta pagal VRK taisyklės ir apmokėta LRT. Mūsų klausimas dabar yra toks, kiek šalių turėtų apimti kitas plėtros etapas. Kas tokį pasirinkimą nulemtų, kada tai galėtų vykti ir kaip veiktų ES su 30 plus narių. Pone Gražulį. Taip, tai aš tikrai už plėtrą ir tuo labiau, kad pretenduoju tokios šalys, kurios savyje gyvena su stipriom vertybėm, su krikščioniškom vertybėm, ar tai pravoslaviškas tikėjimas. Ir man atrodo, sustabdytų šitą visą genderizmą, griovimą krikščioniškų vertybių Europoje. Tai būtų daug stipresnis balsas Europoje. Kitas dalykas, man labai, noriu pasakyti, kad labai man keista, kada Europos Sąjungoje nuolat kalba apie narystę Ukrainos. Pirmiausiai apginkim Ukrainą. Klausykit, vien tik pernai milijoną turėjom pateikti sviedinių. Europos Sąjunga, turtingiausia sąjunga pasaulyje, sugebėjo pateikti tik trečdalį. Erdvė oro neapsaugota. Pažiūrėkit, Izraelis. Tik tais, kai sako, iš Irano įskrido dronai, lėktuvai, apsaugojo ir Ameriką, ir Angliją, Prancūziją oro erdvę. 2 metai, jau daugiau metų daužo Ukrainą, pastatus, nėra oro gynybos. Iš to F-16 negauna lėktuvų, tik šneka, pat parodė, ką reiškia supuvus, neprincipinga, ta tokia išponėjus Europą. Tai kaip jinai apsigins save, jeigu net nesugeba pateikti ginklų, jie patys negins europiečiai savęs, nes jie labai turtingai gyvena, jie nori gerai gyventi. Ir kas eis jie gyvybę savo aukos, jokių būdų neaukos, jeigu jiem ginklų dar gaila Europai. Tai aš manyčiau, kas yra plėtra būtina, reikalinga, bet reikia suprast. Dar vieną dalyką pasakysiu. Kada nuolat kalbėjo apie kontrpuolimą visur ir iš Seimo tribūnos, pasakiau, kad nebus jokio kontrpuolimo, nes negauna ginklų Ukraina. Ir pažiūrėkit, kur tas kontrpuolimas šiandien pamažu vis stumėsi Rusiją. Ir kokia reakcija? Ginklų nėra. Bet reikia priimti Ukrainą Europos Sąjungą, jūs manite? Aš manyčiau, taip, reikia, bet pirmiausiai apginti reikia. Kaip mes ją priimsim, kad žiūrėk Rusai okupuos? Gerai, ačiū, ponia Puidokai.
Kalbant apie ES plėtrą, akivaizdu, kad tai yra sudėtingas procesas, nes šiai dienai paskutinė ES nauja narė buvo priimta 2013 metais, jie tapo Kroatija. Ir akivaizdu, kad dabar mes jau 11 metų nematėme ES plėtros, nes šis procesas yra tikrai pakankamai sudėtingas. Mes turime tokias ES narystės siekiančias valstybės kaip Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnyje, Sakartvelas, Moldova, Šiaurės Makedonija, Serbija, Turkija ir Ukraina. Kalbant apie Turkijos pavyzdį, tai yra akivaizdu, kad kai Turkija nuo 1987 metų siekia ES narystės ir jau praėjo daug dešimtmečių, o Turkija vis dar nėra ES narė. Tai yra akivaizdu, kad didelės valstybės priimti į ES ir jas integruoti yra daug sudėtingiau negu mažas. Ir kalbant apie Ukrainos perspektyvas, vėlgi norisi, kad žmonės išgirstų tiesą. Ukrainos perspektyvos šiai dienai būti priimtai į ES yra labai miglotos, nes Ukraina yra labai sudėtingame kare. Ir tam karui nei Europos šalis, nei Jungtinės Amerikos valstijos, nei viename, pabrėžiu, šio karo etape nesuteikia pakankamos pagalbos Ukrainai, kad jinai galėtų arba turėtų bent jau teorinę nedidelę galimybę pasiekti pergalę. Ir tokie stiprus Jungtinių Amerikos valstijų ekspertai kaip Džonas Mirsheimeris ir kiti akivaizdžiai nuo pat karo pradžios sakė, kad jeigu situacija vystysis pagal tokį scenarijų, Ukraina galimybių laimėti neturi. Ir tokiu atveju, kas vyksta šiuo metu Ukrainoje, vyksta didžiulė tragedija, vyksta tautos genocidas, žūsta šimtai tūkstančių žmonių ir dėl to mes pasisakom už tai, kaip ir kalba būsimas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kad būtina ieškoti kuo greičiau taikos susitarimo, kol dar yra galimybė išsaugoti Ukrainos valstybingumą, tam, kad sustabdyti žudynės, sustabdyti valstybės griovimą, infrastruktūros griovimą, milijonus pabėgėlių ir tai yra tikrai įmanoma, tik tai didžiosios valstybės turi parodyti ryžtą ir valią tai padaryti, nes karas visą laiką yra pats blogiausias ir kraštutinis sprendimas. Ačiū, ponia Puidokai. Pone Bukauskai. Tai nėra abejonės, kad plėtra yra reikalinga ir paskutinė būtent plėtra buvo 2013 metais, kada buvo priimta būtent Kroatija į ES bendrystę. Ir nuo to laiko tik tai vyksta dėrybos su atitinkamom valstybom ir šiai dienai turime 9 šalis pakviestas ir priklausys būtent, kaip jos įgyvendins būtent Europos komisijos numatytas reformas, ką turi padaryti kiekviena valstybė savo teisėkūroje, tiek socialinėje srityje, tiek teisėkūros srityje, tiek kitos švietimo srityse ir kitose srityse. Tai būtent bus nuo to jų sėkmė ir be abejo, kaip bus visuomenė sutelkta, ant kiek ta visuomenė bus informuota apie būtent naudą Europos Sąjungoje, kad didžiulė nauda ateina, tai nėra dvejonių ir abejonių. Aš manau, kad 20 metų mūsų kelias parodė, kokie mes buvome prieš 20 metų ir kokie esam šiai dienai. Tai nekyla nei minčių tiek ateinančiai valstybei į ES bendrystę, tiek priimančiai valstybei yra nauda abipusi. Todėl, kad atsidaro priimančiai valstybei fondai, paramos, keliavimas, mokslai, o esančiai valstybei rinkos atsidaro. Tai nekelia dvejonių, kad būtent palinkėti sėkmės tiek Ukrainai, tiek Moldovai, kur man teko porą kartų būti ir matyti, kaip jie sėkmingai eina, kad ir sunkus laikas, bet jie sėkmingai eina Europos keliu ir aš manau, kad iš tiesų jie bus toj mūsų žvaigždynė, kur mes turėsime sąjungininkus, kurie galės esamų momentų tas mažesnės valstybės paremti būtent reikalingų klausimų mūsų valstybės požiūrių. Tai to noriu palinkėti visiems. Ačiū. Kaip supratau, visi čia esantys pritarėte ES plėtrai. Kiek netaip aiškiai sakote, kada tai galėtų vykti ir kaip ES veiktų su tom narėm, bet dabar kaip tik replikų metas, tai prašom. Ponas Puidokas pirmas buvo. Na, visų pirma, kalbant apie ES plėtrą, vertėtų pasakyti, kad jinai priklauso nuo to, kaip šalis kandidatės atitinka Kopenhagos kriterijus. Na, vėliau jie buvo integruoti į Amsterdamo sutartį 1999 metais ir dėl to yra labai svarbu, kaip politiniai kriterijai
kriterijai, ekonominiai kriterijai ir teisinio suderinamumo kriterijai yra išpildomi valstybėse kandidatėse. Tai akivaizdu, kad šiai dienai tas procesas yra sustojęs, nes tuos namų darbus atlikti yra labai sudėtinga. Ir tokios valstybės kaip Lietuva turėtų padėti šalims kandidatėms kitoms, o ne kenkti, kaip tai daro Gabrielius Landsbergis, kuris nuvyko į Sakartvelą ir ten mėgina sukelti naują spalvotąją revoliuciją. Tai akivaizdu, kad tai nėra tokia užsienio politika, kokios reikėtų šiandien Lietuvai. Užsienio politika turėtų būti ta, kuri sutelkia, ta, kuri nesikiša iki kitų šalių užsienio ir saugumo politiką. Ir tokia politika, kuri visų pirma atstovauja Lietuvai ir mūsų žmonių interesams, o ne mėgina pastatyti Lietuvą į tokią vietą, kai jinai būna tiesiog, ieties smaigalyje ir pati pirmiausiai nukentėtų nuo tokių savo politinių veiksmų. Ačiū, ponia Puidokai, matau, jūs nebejingas esate konservatoriams dabar, ponas Gražulis. Taip, tai pirmiausia replika jums, kadangi mane nutraukėt. Atsiprašau. Sakot, negalima kalbėti apie socdemus, apie konservatorius, jiem nesant. Bet apie mane nuolat kalba LRT studijose be manęs. Ir jokios esat labai galimybės populiarus, negaliu. aš jau sakiau. Ir dar noriu pasakyti Negaiškim apie laiko. švedišką LRT. Ar jūs žinot, kad Švedijoje, kada buvo finalas Eurovizijos, aš sakau, gal pedovizijos, nežinau kaip ją įvardinti, tą viziją, tai uždraudė švediškas LRT, ne lietuviškas, gal ir lietuviškas tai padarytų, mojuoti ES šalių vėliavom ir ES vėliavą. Leido tik tais homoseksualų vėliavom, jeigu mojuot. Ar jūs žinojot šitą? Tai čia demokratija? Tai čia visų teisė šalių oficialiai pasipiktino net Europos. Pone Gražulį, jūs kalbate apie Euroviziją čia. Taip. O mes kalbam apie ES plėtrą. Ačiū. Pone Budraite, prašau. Aš viešai. Jūs neturite teisės atsakyti. Jūs tik išnaudojot savo laiką niekams. O dar vieną dalyką pasakysiu. Petrai, Ponas Gražulį, jūs nusiraminkit, prašau. Žodžio laisvės. Gerai, jūs kitoj vietoj tą pasakykit. Ponas Prašau. Petrai, jeigu mes ne Europos Sąjungoje gyventume ir žmogaus teisų negerbtume, jums tokių pasirodymų rengti niekas neleistų. O šiaip kreipiuosi į stand-upų organizatorius, yra žmogus, kuriam reikia eterio. Tai turėkite tą omeny. O grįžtant prie temos, sutinku, kas buvo pasakyta apie visus formalius kriterijus, kad turi būti ir valstybės skolos žiūrimas lygis ir daugybė kitų su mokestinė ir teisinė sistema susijusių kriterijų. Tačiau ką noriu pabrėžti, kad pats svarbiausias dalykas yra rodyti atvirumą ir interesą, nes tik matydama realią perspektyvą, ar kalbėtume apie Vakarų Balkanų šalis, ar apie tą patį Sakartvelą, valstybė gali nukreipti ir savo verslą, ir visuomenę pokyčių link. O ponui Puidokui norėčiau pasakyti, kad jis labai prieštaringai kalba ir iš to, ką šneka, išeitų, kad jūs ne taikos, o galbūt aneksijos koalicija, nes tokiomis sąlygomis, kokias jūs siūlote tai, kaip pasiekti, ji tikrai jokios pergalės Ukrainai nereiškia. Pono Puidoko atsakymas ir tada ponas Tomaševskis. Man tikrai yra įstabu, kaip kolegė, kaip kokia būtų aiškiaregė, numano, ką aš mastau. Tai aš nei viename savo pasisakymė nesakiau taip, kaip jūs sako. Tai būtų gerai įvardinti tikslius mano pasisakymus, kad taip kalbėti. O faktų jūs tokių net pateikti negalit, nes aš kalbėjau apie tai, kad reikalinga siekti taikos. Taip, kaip tai siūlo Jungtinių Amerikos valstijų greičiausiai būsimas prezidentas Donaldas Trumpas. Ir kas, manau, yra labai svarbu žiūrovams, tai kad tam, kad taikos susitarimą pasiekti, akivaizdu yra būtinas Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų didžiųjų vakarų valstybių įsitraukimas, nes jeigu jos neskiria tos pagalbos tiek, kiek reikėtų, jeigu yra akivaizdu, kad mobilizacinis resursas yra tiesiog neišmatuojamai skirtingas ir pas Ukrainą daug mažesnis, jeigu yra akivaizdu, kad Ukraina į kontrpuolimą varė be dominavimo ore, kai visi NATO generolai labai aiškiai vardino, kad jokia NATO valstybė neitų į kontrpuolimą ir savo karių žudimą, kai neturi dominavimo ore, tai ką mes darom? Ar tai yra tikrai pagalba, ar tai yra tiesiog mėginimas užmerkti akis prieš tą tragediją, kuri vyksta Ukrainoje? Pone Tomaševski. Mes kalbam apie ES plėtrą ir mes visi pritarėm, kad reikia plėsti ypač tos šalis, kurie jau seniai tapo oficialių kandidatų. Tai, kaip sakiau, Turkija 99 metais dar
bet mes turim atsakyti savo klausimą, kas trukdo iš irgi ES pusės. Aš manau, trukdo būtent šitos naujovės, kurias nori prastumti liberalią daugumą, tai ir, sakysim, gyvybės apsauga. Jeigu Turkijai bus priversta įrašyti, panaikinti gyvybės apsaugą, jeigu, aišku, nesutiks, jie niekada neįstos. Kada įstojo ES Airija, jai buvo padaryta išlyga, jie nesutiko, jie gina gyvybę nuo pradėjimo ir buvo sutiko ES ir mes gavom naują narę. Dabar gali būti sunkiau. Taip pat ir Serbija, krikščioniška šalis, ir aišku, jeigu bus priimtos šitos vertybės, tai Serbija net neprabalsuos referendume. Tai mes turim daryti tokius sprendimus, kad nestabdyta. Būtent šitas stabdymas yra per šitą ultraliberalią ideologiją, kurią gali nugalėti ES. Ir nuo mūsų rinkėjų, tarp kitko, priklauso, ar šitą ideologiją nugalės. Tai turim būti aktyvus, kad daugiau būtų būtent Europoje ir vertybių, ir kad nebūtų primestos dabartinės ideologijos, apie kurias mes šiandien irgi klausim. Pone Bukauskai, jūs norit replikuoti ar ne? Nes jūs nereplikavot vienintelis. Taigi galiu tik tai papildyti, ką kolega Valdemaras kalbėjo. Kai pavyzdį Moldova, kuri iš tiesų yra viena skurdžiausių gyvenančių ES ir turinti daugumą su prezidentė Sandu, iš tiesų daro didžiulius žingsnius ir vienintelis tas žingsnis, kur beliko, būtent įtikinti bendruomenę, visuomenę. Todėl, kad Rusijos naratyvas labai yra didžiulis, būtent prieš ES, bet susitelkimas, turimas daugumos ir aiškia pozicija, kur jie eina labai teisingų, nuoseklių kelių, kur, manau, tikrai jie įgyvendins visus rekomendacinės nuostatas ir bus jie pakviesti ir priimti. Gerai, ačiū Jums ir einame prie kito klausimo, o kitas klausimas yra žemės ūkis ir žaliasis kursas. Ir klausimas yra toks, ar siekiai mažinti CO2 emisijas ir kova su klimato kaita turi likti kertiniu prioritetu ES ir kaip tai subalansuoti su trumpalaikiais kaštų efektais, nes perėjimas prie aukštesnių klimato standartų gali mažinti Europos įmonių ir ūkininkų konkurencingumą, nes kitos šalys, ne ES, aš turiu galvoje, tokių ambicijų nekelia. Pradėkime nuo jūsų, ponia Budraitė. Europa vienareikšmiškai turi likti prie žaliojo kurso strategijos, nes tik ji yra vienintelė galima išeitis iš tos biologinės įvairovės ir klimato krizės, kurią patiriam dabar. Ir nereikėtų kaip nors priešinti tiek geopolitinio saugumo, tiek ekonominio saugumo ar konkurencingumo su šita strategija, nes ji kalba apie tai, kad mes taptume savarankiškesni. Visų pirma, atsisakytume iškastinio kuro, kuris šiuo metu tarnauja tik tai diktatoriškų ir autoritarinių režimų naudai, nes būtent iš jų mes perkame naftą, anglis ir dujas, iš ko turėjo Rusija išteklių pradėti karą, nes mes daugybę metų rėmėme būtent Putino režimą, neišmokdami gamintis energiją, transporto, šilumos, elektros ir kitiems poreikiams švariai. Tai jeigu mes pereiname ir tą turime daryti kuo greičiau prie saulės, vėjo, biomasės energetikos, mes užsitikriname saugumą nuo nestabilių partnerių ir jų ketinimų. Tai vienas niuansas. Kalbant apie žemės ūkį, ką reikėtų pabrėžti, aš manau, absoliučiai esu įsitikinus, kad kiekvienas ūkininkas žino, kad aplinkos kokybė, sveikas dirvožėmis, sveikas vanduo, apdulkintojai vabzdžiai yra jo sąjungininkai ir jie eina koja kojon. Be jų nebus nei derliaus, nei ko kito. Bet kas vyksta, tai mūsų trumparegiški politikai nemoka sudėlioti nei paramos schemų, nei išmokų schemų taip, kad ūkininkui apsimokėtų elgtis aplinkai draugiškai. O kad kitos šalis taip nesielgia, paprieštarausiu, nes ES turi rinkos mechanizmų daryti įtaką kitiems. Ir vienas iš tų mechanizmų jau yra priimtas Europos komisijos vadinamasis anglies muito mokestis, Carbon Border Adjustment mechanizmas, kuris, jeigu veiks taip, kaip sudizainuotas, jeigu neišrinksim Gražulio, Puidokų ir kitų politikų į valdžią, turėtų pakeisti tiek Kinijos, tiek Indijos ir net Jungtinių Amerikos valstijų būdus, kaip jie gamina ir kokį pėdsaką palieka. Nes jeigu norės atvežti savo prekes į mūsų rinką, jie turės susimokėti papildomą muitą, kurio dydis priklausys nuo to, kaip taršiai ar netaršiai buvo pagaminta jų prekė. Taip, ponia Gražulį, primenu klausimą jums, kad būtų lengviau. Ar siekiai mažinti CO2 emisijas ir kova su klimato kaita turi likti kertiniu prioritetu ES? Aš noriu pasakyti, kad mes turim daug globaliau žiūrėti. ES
per visą pasaulį tik 9 procentus CO2 išmeta atliekų. Tai 9 procentai pasaulio neišgelbės ir klimatos kaitos ar kaip irgi nesumažins, jeigu kitos šalys nežengs tuo pačiu žingsniu. Kitas dalykas apie Lietuvą. Pažiūrėkit, jinai yra Gentvilo patarėja. Miškus kerta, teismas uždraudė miškus kirsti, o jinai Gentvilo patarėja. Jinai tai ponia Budraitė. Budraitė, taip. Ir dabar, žiūrėkit, jinai turi atsistatydinti, Gentvilas turi atsistatydinti ir jie dabar apeidinėja įstatymus, net teismų sprendimus ir vis tiek kerta miškus. Tai apie ką jūs kalbat, Budraitė? Antras dalykas, uždaroma agrochemijos laboratorija, kuri atlieka tyrimus, dirvožemio vandens ir panašiai sertifikuotus. Jūs dabar uždarinėjat ir privatizuojat, norit privatizuoti. Tai ką jūs kalbat? Vieną kalbat, jūs kitą darot. Pažiūrėkit, kas yra. Lietuvos geležinkelius uždarinėjat, Europos Sąjunga privertė atidaryti į Latviją. Pats yra ekologiškiausias transportas. Keliai, gatves siaurinat, kamščius darot. Po to, vienu žodžiu, koncentracija eina į tik Vilnių, į miestus didžiuosius, regione neįmanoma gyventi. Jūs kalbat apie ekologiją, o faktiškai viską darot priešingai. Jūs tai žalieji, jūs turit galvoje, ar ponia Budraitė čia daro? Jos dabar ministras yra Gentvilas. Taigi jinai patarinėja, kaip jam naikinti gamtą ir miškus kirst. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Ir taip įžūliai čia atsistoja ramiai kalba. Tai visas laikas, kai sako, veidmainystė, vienas kalbėjimas, kitas darimas, o trečias galvojimas yra. Tai aš manyčiau, kas yra. Reikia tą gamtą saugot, bet netarnauti keliaklopšiais verslui. O antras dalykas, vis tik tais pagrindinis dalykas, reikia mobilizuoti visą pasaulį, visas šalis, ne tik, kad viena Europa keltų mokesčius, uždėtų nepakeliamą naštą. Matot, kokia nusirito banga per Europos Sąjungą ūkininkų. Dėl to, kad keliami mokesčiai, kad produkcija darosi nekonkurencinga ir ūkininkai negali išgyventi. Ačiū, ponia Gražulė. Ačiū. Jūs dabar atsakykit, nes labai gavote kailį, o paskui mes pratęsim. Aš nežinau, kad aš tokia įtakinga ir tiek daug galiu, tai aš iš karto išėjus iš studijos labai daug nuveiksiu, bet noriu pabrėžti, kad aš esu visuomeninė patarėja, tai reiškia, aš negaunu atlyginimo, aš nedirbu ministerijoje ir aš nepriimu tų sprendimų, apie kuriuos jūs kalbate. Aš patariu, į kurią kryptį reikėtų žiūrėti, o ar jau pavyksta ir išdega tas sprendimas, jau tai yra ne mano valioje. Tai protestavot prieš Gentvilo kirtimo miškus. Nesivelkim į diskusijas. Jūs tik atsakykit ir leiskim kalbėti kitiems. Mus galit sutikti prie vyriausybės, prie parlamento. Mes praėjusią savaitę vaiko dieną darėme priešais vyriausybę protestą už tai, kad ji nuo sausio mėnesio... Ir kas pasikeis? Ir kas pasikeis? Aš bandau daryti įtaką. Pone Puidokai, pratęskim. Taikos koalicija nepalaiko žaliosios darbotvarkės, nes ši darbotvarkė yra tokia pati apsimestinė, kaip ir žaliųjų partijos atsakymai, kad darbas kartu su liberalu Gentvilu aplinkos ministerijoje nieko nereiškia. Tai žalioji darbotvarkė lygiai taip pat nekalba apie tai, kaip mūsų gamta galėtų tapti daug gražesnė, švaresnė. Nekalbama, kaip naikinti plastiko salas vandenynuose. Plastiko dalelės jau patenka tiek į žuvų organizmus, tiek jau naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad net į moterų placentą patenka tos dalelės, taip kad akivaizdu, kad tai yra grėsmė ekologijai, bet dėja dėl to nėra rūpinamasi. Yra rūpinamasi, kaip sukurti tokią žaliąją darbotvarkę, kuri paverčia visą ES pramonę nekonkurencingą. Tai ES šalys negyvena kažkokioje planetoje, kuri būtų atskirta nuo kitų žemynų. Mes matom, kokius sprendimus priima Jungtinės Amerikos valstijos, matom, kokius sprendimus priima Kinija. Beje, Kinijos bendras vidaus produktas labai stipriai auga ir ekonomika stiprėja, o ES šalių bendro vidaus produkto augimas didžiųjų ypatingai valstybių yra beveik nulinis, visos ES vos 0,8%. Mūsų pagrindinis ekonomikos garvežys Vokietija susiduria su didžiulėmis ekonominėmis problemomis. Teko bendrauti su Bundestago nariais ir jie akivaizdžiai įvardyja, kad didžioji, stambioji Vokietijos pramonė keliasi į Jungtinės Amerikos
Amerikos valstijas arba į Kiniją. Tai reiškia Europai labai niūrius ir labai sunkius laikus. Jeigu kalbant apie žalėją darbotvarkę ir jos poveikį žemės ūkiui, tai akivaizdu, kad tai iš principo perdoda žemės ūkį į didžiųjų korporacijų, tokių kaip BlackRock rankas, ir tada jos bus priklausomos nuo didžiųjų korporacijų valios ir jos galės diktuoti norus, tarkim, auginti tos pačius genetiškai modifikuotus organizmus, nors šiai dienai ES tas yra draudžiama, bet pakeisti tas taisyklės bus labai lengva. O ir bendrai per 15 metų ES išnyko per 5,3 milijono smulkiųjų ūkininkų. Tai yra didžiuliai skaičiai, apie 40% ūkių sumažėjo ES. Akivaizdu, kad dabartinė politika veda į visišką žemės ūkio sektoriaus priklausomybę nuo didžiųjų korporacijų. Taip, ir tęsiam. Ar siekiai mažinti CO2 emisijas ir kova su klimato kaita turi likti kertiniu prioritetu ES, pone Kauskai? Ačiū už klausimus, bet aš truputėlį norėčiau grįžti į pirminį klausimą, ką Europos parlamento nariai išrinkti mūsų valstybės turėtų atstovauti. Pratęsdamas mintį, ką matome darbo partijos kandidatai, kad vis dėlto Europos parlamente padarytas sprendimas mobilumo pakete yra veiksnys užprogramuotas mūsų valstybei, kad mes negalėsime įgyvendinti būtent CO2 sumažinimo misijos transportui, kuris yra vienas didžiausių teršėjų, ne tik tai mūsų šalyje, bet aplamai. Jeigu pasižiūrėti žemės ūkio sektorių ir pažiūrėti transportą, tai yra per 11 milijonų dirbančiųjų. Kodėl aš tai kalbu? Ką jau minėjau, gavę mandatą pasitikėjimą atstovavome Europos parlamente, man labai svarbu ir komandai žinoti aukščiausios vadovo, tai šalies prezidento ar prezidentės, vyriausybės poziciją esamų klausimų. Ar tai būtų mobiliuoju paketu kreipamas į teismą dar kartą peržiūrėjimas, perbalsavimas, arba pasinaudoti bendrijos reformą teisėkūros principų. Teikti pasiūlymą komisijai, kad tai būtų persvarstoma. Todėl, kad ten yra punktas numatytas, kas 4 savaitės turi grįžti transportas į būtent būstinę, į esamą. Tai reiškia į mūsų valstybę, kur iš tiesų degins degalus, išmetinės CO2 ir kur mes tikrai negalėsime tą apriboti. Nes šitoj vietoj ES reikalaudama iš valstybių, nors mes 8-9% visą Europą tik tai išmetame, kada Kinija, Rusija, Indija ar Amerika, jie yra sprendimų priėmėjai, jie gali nulemti šitą tolesnę mūsų sveiką ateitį. Tai aš grįžtu prie pirmo klausimo, kad vis dėlto mes turime nuosekliai eiti ir ieškoti sąjungininkų, kad būtent šitas klausimas būtų atnaujintas ir būtų balsuojama. Pone Tomaševski. Tai neturi ateities, kadangi tai yra tam tikra utopija. Kas reiškia 35 metais atsisakyti bet kokio iškastinio kuro, šildant namus. Tai kam tai grėsia? Grėsia mūsų eiliniam piliečiui. Tai visi turės pakeisti katilus. Jūs suprantate, apie ką mes kalbam? Čia kažkokia utopija, kažkoks irgi blefas pačiame pavadinime. Čia ne žalasis kursas. Tai yra tam tikras biznis, uždirbti pinigus didžiųjų korporacijų. Mes visi už ekologiją, už švarę gamtą, mes palaikom. Bet čia yra utopija ir interesai. Mane papildys Valdemar Urban, vienas tarybos narys, mūsų kandidatas. Tai laba diena, gerbiami žiūrovai. Na ir tikrai žalias kursas šiai dienai, jisai, jeigu bus toks įgyvendintas, koks priimtas 19 metais, jisai turės tam tikras pasiekmes. Paimkim, tarkim, maisto pramonę. Tai jeigu jis bus įgyvendintas, tai maisto pramonė, tikrai maistas pabranks vienareikšmiškai. Ką darys ES? Pirks maistą iš trečiųjų šalių. Ten bus standartas saugumo maisto švaros galbūt žemesnis negu dabar taikomas ES. Maisto kokybė nukentės. Dabar kalbant apie emisiją, čia jau buvo minėta, bet iš tiesų skaičiai yra vieši. ES 6,7% emisijos išleidžia CO2 tarp visų valstybių. Tai jeigu mes bet kokią kainą, bet kokiomis priemonėmis pasieksim tos nulinės emisijos, taip, mes kaip ES galim tą padaryti, tačiau per tą laiką didžiosios valstybės tokios kaip Kinija ar Indija padidins 7%, tarkim, emisiją ir mes pasauliniu lygiu absoliučiai nieko nepasieksim. Todėl reikia kalbėtis kartu
kartu reikia aplinką saugoti, bet reikia saugoti taip pat ir mūsų ūkininkus, mūsų pramonę, mūsų ekonomiką. O jeigu tas projektas bus įgyvendintas žaliojo kurso taip, kaip dabar jis atrodo kaip arbūzas, nes jisai iš išorės yra žalias, bet viduje labai raudonas, tai mes tikrai sužlugdysim atskirų šalių ir visos Europos pramonę ir ekonominį konkurencingumą. Ačiū. Ačiū Lenkų rinkimų akcijai. Pone Puidokai, jūs norėjote reaguoti, prašau. Na, man iš tikrųjų labiausiai širdis skauda šioje temoje dėl Lietuvos ūkininkų. Lietuva jau yra 20 metų ES narė. Ir mūsų ūkininkai vis dar gauna daug mažesnės išmokas negu didžiųjų ES šalių narių ūkininkai. Pavyzdžiui, Vokietijoje tos išmokos už hektarą yra 600 eurų ir daugiau, Lietuvoje iki 200 eurų. Tai negali būti ES per 20 mečius išlikusių tokių dvigubų standartų, kai dviejų ES šalių narių ūkininkai gauna tokias skirtingas išmokas. Tai taikos koalicija tikrai dirbs Europos parlamente tam, kad atotrūkis, kuris yra dabar, išnyktų, kad ūkininkai būtų sąžiningai finansuojami, nes tokioms mažoms šalims kaip Lietuvai yra tikrai daug sunkiau konkuruoti su didžiosiomis valstybėmis ir mūsų ūkininkai turi gauti tinkamą paramą tam, kad Lietuvos žemės ūkis būtų ir toliau sėkminga ir klestinti mūsų industrinė atšaka. Ir aš manau, kad mūsų europarlamentarai ir bendrai ir mūsų atstovas Europos komisijoje nepadarė pakankamai, kad ši situacija būtų visiškai kitokia. Pone Gražuli, jūs norėjote. Aš norėjau dar tokią repliką pasakyti, kad žalios mergaitės labai vienu žodžiu už gamtą, bet jų savininkas, partijos, Lapinskas, yra Rubikono, buvo vienas steigėjų, akcininkų, neinvestavo šilumos ūkį, Lietuvoje tapo keiksmažodžiu, turėjo pakeisti pavadinimą, nes, suprantat, jau Rubikonas tai buvo prakeiksmas baisus, susikrovė milijonus ir spauda rašė, kad papirkinėjo politikus, Seimo narius ir jis, klausykit, kas yra, dabar jos apsimeta gamtos gynėjais. Nuvarytas šitas šilumos ūkis sugriautas. Aš siūliau Seime būdamas rezoliuciją, kad kuo greičiau nutrauktų santykius su Rubikonu. Galų gale Vilniaus savivaldybė priėmė sprendimą ir nutraukė, būtų sugriovęs visą šilumos ūkį. Bet jum, kai sako, ir yra gamtos mylėtojos. Jos pinigus myli. Ir aš esu 100% įsitikinęs. Vienokiu ir kitokiu būdu jūs esate ir jūsų šeimos nariai susiję su jo įmonėmis. Gal išskirtiniu atveju jūs gal neatsimenat, mes buvom susitikę su jumis gal 15 ar 16 metais, kai mes su merginom ir vaikinais prie Seimo protestavom dėl to, kad Seimas pradėtų apkaltą Pūkui, kuris norėjo susirasti gal ten 4. ar 6. žmoną per darbo pokalbį. Ir jūs tada priėjot prie manęs ir jūs paklausėt, kiek aš gavau pinigų už to protesto organizavimą. Leiskit kitiem kalbėti. Tai aš noriu pasakyti, kad aš už protesto organizavimą pinigų negaunu, mūsų partija savininko neturi, o asmo, apie kurį kalbat, vadovavo Litbijomos asociacijai, kuri centralizuoto šildymo sistemą iš varomos gamtinėmis dujomis, kurias pirkom iš Gazpromo, pervedė prie biokūro vietoje gaminamo. Tai mes užsitikrinom saugumą. Dar noriu pasakyti, kad jau galiu replikuoti, čia yra 2 Seimo nariai, kurie nebalsuoja už oro taršą mažinančius įstatymus, dėl ko 52% Lietuvos gyventojų dabar gyvena teritorijose, kurios neatitinka oro kokybės standartų ir ta žala kiekvienam iš mūsų kainuoja po 1500 eurų per metus. Dar noriu pasakyti ponui Puidokui, iš ko gaminamas plastikas, kodėl jūs nemato sąsajos tarp iškastinio kuro atsisakymo ir mikroplastiko problemos. Pagalvokit. Apie darbo partiją jūs labai teisus, taip, transportas yra didžioji mūsų yda, bet nereikia what about, žemės ūkis taip pat turi keistis. Ir ponui Lenkų rinkimų akcijos vadovui, žaliasis kursas nėra utopija. Tol, kol mes leidžiame teršti, mes atimame pinigus, kuriuos galėtume nukreipti į inovacijas, pertvarkai įvykti. Pone Bukauskai ir paskui pone Tomaševski. Tai norėčiau pasinaudoti repliką mano kolegė Seimo narė Vaida Giraitytė Juškevičienė. Prašau. Labas vakaras visiems. Čia iš tiesų buvo užsiminta apie būtent atsinaujančios energetikos įrenginius, apie mažiau taršių automobilių įsigijimą, apie šildymo įrenginių įsigijimą. Tai noriu pasakyti ir pasiūlyti, kad Europos parlamentas ir nacionalinė vyriausybė turėtų atkreipti dėmesį būtent į šios paramos administravimo taisyklės. Nes mes suprantame, kad būtent senos krosnys, seni automobiliai dažniausiai yra pas žmonės, kurie yra nepasiturintys. Ir tos kompensacijos dažniausiai jiems yra nepasiekiamos.
Todėl administravimo taisyklės turi keistis ir ta parama turėtų eiti priekyje, tik tada pasieksime rezultatą. Ačiū, ponė Tomaševskė. Irgi, ponė, iš Žaliosios partijos, nors, kaip aš sakiau, čia nėra žaliasis kursas, tai yra stambusis biznis, kad pakeisti visus katilus mūsų namuose ir uždirbs pinigų, o mes gyvensim, žmonės dauguma gyvens skurde. Bet aš norėčiau užduoti klausimą, kad nebūtų mano tokia tik tai pasisakymas kaip vieno asmens. Aš matau, kad nėra nuoseklumų jūsų šitam vadiname žaliajame kurse, kuris yra blefas į pavadinime. Tai nėra taip. Tai dar prieš 10 metų atominis kūras energija nebuvo žaliaja energija. Dabar pasidarė žaliaja. Dar prieš 14 metų biomasė turėjo daugiau emisijų, kaip sakysim, dujus. Dabar biomasė pagal jūsų mažiau turi emisijų, o dujos daugiau. Tai jūs atsakykit, koks kuras turi daugiau emisijų? Biomasė, kuriai norėdavęs jūs proteguoti, ar dujus, kurią norite jūs uždrausti? Čia poniai Budraitė klausimas, taip? Taip. Prašau. Aš galiu labai puikiai atsakyti šitą klausimą. Biomasė yra vadinamas neutralus kuras. Kodėl? Todėl, kad medžiai veikia kaip natūralios anglies saugyklos. Jos iš atmosferos sugeria CO2, užrakina savyje ir laiko, neišleisdamos į atmosferą ir neintensyvindamos šiltnamio efekto. Kai mes deginame tą kurą, tas ilgai laikytas saugykloje CO2 vėl sugrįžta atgal į atmosferą ir vėl skatina šiltnamio efektą. Tai atsakant į klausimą, kas yra taršiau, tai taršiausia yra nafta, anglis, gamtinės dujos. Dujos, biokūras, atominė. Atsakykit. Atominė energetika gamybos procese nėra tarši ir emisijų negeneruoja, tačiau jai gaminti reikia taip pat daug resursų, ypač branduolinio kuro, plus tai kūrė mums kitas problemas. Pavyzdžiui, kaip radioaktyvios atliekos, kurių pasaulis ten sugalvojo, kaip tvarkyti, ir tai yra tiksinti bomba, aktuali ir teroristams, ir Rusijos režimui, ir užkraunanti naštą ateities kartoms. Dabar ponas Puidokas, prašau. Teroristus neklausiu. Aš klausiu, kas daugiau emisijos CO2, dujos ar biomasė? Žiūrėkit, ponas Tomaševski, jūs esat Europos parlamento narys. Jūs galėjot padaryti įtaką tam, kad į taksonomijos reglamentą nebūtų įtrauktas atominės energetikos projektai. Nes tokiu būdu mes nutraukiam investicijas nuo atsinaujinančių išteklių į atominę. Bijo atsakyti, kadangi dujos turi mažiau emisijų. Baigim šitą diskusiją. Atsakykit trumpai ir baigiam. Nes aš nežinau, į ką atsakyti, jeigu čia nebaigia žmonės fizikos mokslų, tai apie ką mes kalbam. Taip. Kaip Seimona. Pone Puidokai, prašau. Tai aš trumpai vienu sakiniu ir paskui mane papildys teisininkas Erikas Pavlovičius iš mūsų komandos. Mes visada balsuotume už gerus įstatymus ir aš asmeniškai visą laiką palaikau tos įstatymus, kurie neskriaudžia skurdžiai gyvenančių žmonių. Prašau, Erikai. Tai labai trumpai aš išgirdau apie plastiką ir panašios medžiagas, kurios greičiausiai žalią kursą padarytų kažkokiu tai nuostabiu. Na, aš matau maikutės uždėtos žaliosios. Tai vad, prilaikydamas visas kolegas, aš manau, tiesioginė ta žodžio prasme, jūs tokios ir esat. Kadangi vien tik tai, sakysim, jeigu pastatyti vėjo jėgainės, tai reikalingos medžiagos. Medžiagos, kad pastatyti stulpą, propelerį, variklį, vėliau tai sugenda, reikia kažkur tai utilizuoti. Ir paskaičiuotina yra tai, kad mums kainuotų tai brangiau, bet jūs šito neskaičiuojat. Ir dar rodydama į tai, kad neva Rusija į Puidoką, tai kaip Pentagono agentams, aš galėčiau pasakyti drąsiai tai, kad Mendelejevo lentelė, kaip jūs pavadinote, visose tose teroristinėse valstybėse, apeidinėjant sankcijas, sugrįžta vis tiek į Europos Sąjungą. Norėsit reaguoti, bet trumpai, labai trumpai. Anastasija Skunčikaitė, energetikos specialistė. Gausit žodį, gausit, duokit atsakyti žmogui. 5 kartą atsakinėja. Tai jeigu puolat visi, turiu atsakyti. Leiskite. Prašau, greitai tik tai atsakinėkit. Labai trumpai apie energetiką, paminėta vėjo energetika buvo, tai reikėtų pasiskaityti pradžiamokslį, kaip yra vertinama žala, reiškia gamtai. Tai reikėtų vertinti visą ciklą. Kada buvo pastatyta elektrinė, kiek jinai generavo nuostolių, kokią naudą atnešė. Tai atsiprašant, siūlytume paskaityti pradžiamokslį, kaip veikia atsinaujinančią energetiką ir kaip iškastinio kuro. Gerai, ačiū. Prašau. Duokit aš vieną. Taip, vieną sakinį pasakau, gerbiamą vedėją. Būkite objektyviai ir skirkit visiems vienodai laiko. Visiems skiriu vienodai. Nutraukinėkit. O dabar papildys man ponas Ramojas. Prašau. Žiūrėkite, dar kartelį noriu patikinti, kad
žalesis kursas dabartiniai valstybei yra apsimetinėjimas. Dabar mes kalbame apie žaliąjį transportą. Tai kas yra? Tai yra elektromobiliai. Ignitis yra pilnai valdomas valstybės. Nepilnai, tiesa, dalis yra jau privatizuota to Igničio, bet pakrovimo kaina Ignitis tinkle yra 45 centai už 1 kWh. Nėra jokių tarifų, kad tai būtų kintamas kažkoks nuo biržos kainos tarifas, ar kažkoks tai žalesis tarifas ir taip toliau. Tai kodėl jūs, būdami žalieji, nesiūlote, kad valstybė subsidijuotų ar kažkaip mažintų tą pakrovimo kainą? Nes Ignitis yra dabar monopolininkas visų pakrovimų. Tuo tarpu kiti tiekėjai siūlo tikrai konkurencingą ir daug mažesnę kainą. Labai ačiū. Nebeleisiu atsakyti, nes jau nebeturim laiko. Pasikrauti brangiau negu kurą. Žinoma, mes vairuojame elektromobilius. Baigiam šitą temą, nes labai daug šitai temai skiriam laiko. Matau, kad tai yra aktualu ir skausminga, bet eikim prie žmogaus teisų, nes žiūriu į laikrodį ir suprantu, kad nespėsim daug ko išnagrinėti. Tai dabar žmogaus teisės ir ponas Gražulis, jo atsakymas bus pirmiausia. Ką turėtų daryti ES, jei jos šalis narė pažeidinėja žmogaus teisės? Ar taikyti finansinės sankcijas, ar atimti teisę balsuoti, ar dar ką nors? Aš manyčiau, pirmiausiai pati ES uzurpavusi nacionalinių valstybių teisės. Jie prievartauja, kad būtų priimtos Stambulo konvencijos, įteisintos kažkokios velneva žino socialinės lytys, dabar kiek 107 yra. Kitas dalykas, kad būtų priimtų narkotikų legalizavimą, ką mūsų jaunimas, liberalai, Laisvės partija ir konservatoriai darė, kad faktiškai nuodytų jaunimą. Trečias dalykas, jeigu mes krikščioniškas kraštas, mes turime ginti šeimą, o nesiekti, kad būtų įteisinta kažkokios tai vienalytės santuokos. Ta, ką buvo padaręs, ką daro ir kitos, tiesiog iškrypę valstybės. Manau, kad tai yra blogų kelių einam. Mes greunam ES. Jeigu valstybė yra praradus moralinius pagrindus, greitai sugrius jos ir ekonomika. Tai aš jums minėjau pavyzdį, kas atsitinka, kai pasaulyje sąjunga turtingiausia nesugeba dėl savo supavimo moralinio apginti Ukrainos ir suteikti ginklų, jau nesiunčiant kariuomenės. Tai, ką mes akivaizdžiai mato, tai darosi mūsų akyse. Ir aš sakau, todėl ypač jaunimui, jaunimas, nepasiduokit šitom kvailom madom, nekeiskit orientacijos, vyrai mylėkit moteris, o moteris mylėkit vyrus. Antras dalykas, mes per 50 sovietinės okupacijos metų tikrai tiek nesu komunistėjom, kiek per 30 su homoseksualėjom. Štai sugriovė tai vertybės. Ir aš noriu jums pasakyti, per šias Velykas palaidojom disidentę politinę kalinę Nijolę Sadūnaitę, kuri paskutinį raštą man pasirašė didįjį ketvirtadienį, apgindama mano teisės kaip krikščionio, smergdama teismo sprendimą, kad mane teisia už tai, kad aš citavau šventą raštą. Štai pažiūrėkit, kur nuėjo Europą. Jinai sako, niekada gyvenime net baisiausiam sapne nebūčiau susapnavus, kad dagyvensim iki to, kad teis už švento rašto citavimą. Tai ačiū. Viskas baigė. Jau viskas, turit baigti. Ačiū. Dar norėjau pasakyti daugiau. Dar pasakysit. Dabar, ponas Puidokas, aš priminsiu klausimą, gerai, kad visi suprastų, apie ką mes čia, nes iš Petro pasisakymo gali ir pasiklysti. Ką turėtų daryti ES, jei jo šalis narė pažeidinėja žmogaus teisės? Ar taikyti finansinės sankcijas, atimti teisę balsuoti, ar jūs dar ką nors galėtumėte siūlyti? Na, visų pirma, mes turėtume kalbėti apie tai, koks tas pažeidimas yra. Ir šiandien mes matom daugybę situacijų, kol ES eina tikrai ne tuo keliu, tai kad valstybės narės yra baudžiamos už tai, kad jos rūpinasi savo valstybės žmonių ir savo valstybės nacionaliniais interesais. Akivaizdu, kad tai yra neteisingas kelias. Ir mūsų taikos koalicija palaikys tas patriotinės jėgas Europos parlamente, kurios nepalaiko ir nepritarė tam, kad ES nusisuko nuo savo vertybių, nuo pamatinių vertybių. ES Roberto Šumano buvo kuriama kaip krikščionišką pamatą turinti organizacija, kaip organizacija, kuri palaiko tradicinę šeimą. Ir šiai dienai nuo viso to pamato yra nusigręžta. Ir akivaizdu, kad ES
Sąjunga tokiu būdu gali pavirsti naująją Romos imperiją. O man kaip žmogui, kuriam rūpi tiek Lietuvos, tiek Europos ateitis, labai nesinorėtų, kad taip įvyktų. Dėl to mes kaip maža valstybė, kaip Lietuva, turėtume organizuoti Europos Sąjungoje tam tikrą moralinio atgimimo sąjūdį, tam, kad sugrąžinti Europos Sąjungą prie tradicinių, prie krikščioniškųjų vertybių, prie to pamato, kokį sudėjo į Europos Sąjungą, ją kūrė žmonės. Tai aš manau, kad tai yra esminės svarbos dalykas. O jeigu kalbant apie Lietuvą, tai mes taip pat galim daug daugiau ir geriau dirbti namuose. Ir kai mes matom situaciją, kad, pavyzdžiui, nesenas atvejis, kad Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Birutė Obeleninė dėl būtent pedagoginės mokomosios metodinės medžiagos buvo apkaltinta, patyrė spaudimą Vytauto Didžiojo universitetas, kad ją pašalinti šitą profesorę teologijos fakulteto iš darbo, įsijungė į visą tą dalyką Laisvės partijos narė Danielė Morgana. Natūralu, kad taip neturėtų būti demokratinėje valstybėje. Ir būtent buvo jinai kaltinama, kad jos medžiaga prieštarauja moksliniams tyrimams ir galimai diskriminuoja lyties ir lytinės orientacijos pagrindų. Na tai kas vyksta, jeigu net mūsų mokslininkai, atstovaujantis krikščionišką poziciją, neturi teisės laisvai dėstyti universitetuose, kurie visą laiką būdavo laisvės tvirtovė. Aš pats 12 metų dirbau universitete. Pone Puidokai, baigiam. Ačiū. Ir dabar toliau ponas Bukauskas, ką turėtų daryti ES, jei jos šalis narė pažeidinėja žmogaus teisės? Toks yra klausimas. Na, aš norėčiau vis dėlto kalbėti apie savo valstybę, apie savo piliečius ir mūsų teisėje, kur iš tikrųjų yra priimti visi reikalingi teisės aktai, kad smurtas tiek prieš moterį, tiek prieš neįgalų, tiek prieš vyrą, tiek mobbingų atžvilgių visos priemonės yra įmanomas. Bet bendruomenė turi būti taipogi stebėsenoj. Bendruomenė turi būti matoma, kas vyksta aplinkoje ir nebūti nušalėje. Ji turi informuoti atitinkamas institucijas, atitinkamos institucijos turi reaguoti į bet kokį įvykį, į bet kokį signalą, į bet kokį žinią vykti, įsitikinti ir patikrinti. Man kaip atstovui, atstovaujant Žemaitijos kraštą, patikėkite, mes gauname taipogi skambučių. Naktį 3-2 valandą, kada žmogus jaučia nerimą, kada žmogus galbūt sirgdamas mato pavojų, tai tikrai yra reaguojama. Ta reikia palinkėti visiems, nesustoti. O to šalis, kurios nesilaiko, tai eiliai pasimoko iš mūsų valstybės gerų priimtų teisėkūroje aktų. Gerai, ačiū. Pone Tomaševski. Tai aišku, yra tam tikras mechanizmas, jeigu yra pažeidžiamas žmogaus teisės, tokias klasikinis, kaip mes suprantam, tai negali būti diskriminacijos dėl amžiaus, tautybės, lyties, įsitikinimų. Tai yra tam tikra procedūra, Europos komisija gali pradėti šitą procedūrą. Bet su šitoms žmogaus teisėmis šiandien yra tam tikra painiava. Na, sakysim, dabar kažkas nori prastumti, kad jeigu žmogus gina gyvybę, tai jis gali būti apkaltintas, kad jis veikia prieš moterį. Tai šiandien nesusipratimas. Ir būtent Airija, pasirašant įstojimo sutartį, savo išlygą iškovoja, kad jie gins Airijai gyvybę nuo pradėjimo iki mirties. Panašiai ir Lenkija. Bet yra blogai, kad šitos vyriausybės yra puolamos. Tai aš manau, kad mes turim čia kalbėti apie klasikinės teisės. Tai visi supranta, kad turi būti ginamos, yra tam tikra procedūra. O apie Stambulos konvenciją, kodėl mes esame prieš, kaip Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga, pasakys Seimo narė Rita Tamašunienė. Na, pirmiausia, tai tikrai perteklinis teisės aktas, nes mes politikai pirmiausia turime vertinti visuomenės, didžiausios visuomenės dalies prieštaravimą, kad jie nepalaiko, kad Seimas priimtų Stambulo konvenciją. Tai tikrai daryti per prievartą laimingus neturėtume. Antras dalykas, perteklinis tas teisės aktas, kadangi įneš painiavos pačiame teisyne. Jau Lietuvoje galioja Romos statutas, kuris gender apibrėžia pagal biologinę lytį, tai yra vyras ir moteris įvardinti tame statute, todėl kitos savokos tikriausiai nereikėtų, nes mes susipainiosim vėliau patys savo savokose. Kitas svarbus momentas, kad jau kaip paminėjo kiti kalbėtojai, kad yra Lietuvoje sukurta sistema prieš smurtą
smurtą, prieš mobbingą, prieš seksualinį priekabiavimą. Ar galime geriau? Be abejo, taip mes turėtume stiprinti šitą sistemą. Kitas dalykas, dėl ko nuogąstauja žmonės, tai tikrai dėl ideologijos, brukamos žmonėms ideologijos, būtent lyties pagrindų. Pone Tamašūniene, žiūrime laikrodį. Mes turime laužyti stereotipus, bet tuo pačiu atsisakyti stereotipų. Tai kalbėti apie mamą, tėvą, tai taip pat galima įvertinti kaip stereotipų. Ar mes neturime vaikus mokyti tėvystės, motinystės, nes tai yra mūsų ateitis, kaip tautos ateitis, kaip kiekvienos šeimos ateitis. Ačiū. Tai tikrai perteklinis mūsų vertimų dalykas. Pone Budraite, plačiaja prasme, ką turėtų daryti ES, jei jo šalis pažeidinėja žmogaus teisės? Ir kaip sakiau, yra įvairių variantų. Taikyti finansinės sankcijas, atimti teisę balsuoti. Kiekviena valstybė stodama į sąjungą pasirašo sutartis. Tose sutartyse įtvirtina savo įsipareigojimus. Ir jeigu tie įsipareigojimai yra laužomi, turi būti taikomos sankcijos, ypač tos, kurios susiję su pinigais. Bet kadangi buvo pasakyta labai daug netiesos, kadangi žmonės buvo labai klaidinami ir jais manipuliuojama, aš kviečiu paklausyti ekspertų. Pasisakys teisininkė Emilija Švobaitė. Tai labas vakaras visiems. Aš iš tikrųjų, kai šnekame apie žmogaus teises, pasigendu tikrai politinės lyderystės ir kultūros pasakyti, kad nėra tokio dalyko kaip mano žmogaus teisės, pono Gražulio žmogaus teisės, pono Puidoko žmogaus teisės. Žmogaus teisės yra universalios ir mes negalim susiaurinti šitos problemos iki Stambulo konvencijos ar iki partnerystės. Tai yra ir darbuotojų teisės, tai yra ir asmenų su negale teisės ir tai yra universali mūsų vertybė, kurią turim ne tik ES, bet apskritai demokratinėse valstybėse. Tai kvieščiau tikrai visus politikus neskleisti dezinformacijos nei apie Stambulo konvenciją, nei apie partnerystę ir tiesiog suprasti, kad žmogaus teisės yra mūsų visuomenės pagrindas, kuris, kaip ir sakė kolega, šiandien leidžia kalbėti netgi Petrui Gražuliui mūsų studijoje. Ponas Puidokas, kadangi turim dar 40 sekundžių, aš norėčiau ne ponui Gražuliui perduoti mikrofono, o Panevėžio Romų bendruomenės vadovai Razmai Pažemickaitei. Taip, prašau. Tai labas vakaras ir šiandien aš tikrai labai daug kartų girdėjau, jūs jokios kitos pažeidžiamos grupės kaip gėjai, jūs šiandien nekalbat. Žiūrėkit, aš paaiškinsiu, kas yra pažeidžiamos grupės ir Europos žmogaus teisų, jūs iš vis tenai negalite, nes jūs ne vieną kartą pasakėt, žinot ką, aš jums pakartosiu, kokia yra nužmogėjusi Europa. Taip. O kodėl jūs einate į Europos parlamentą? Tada, žiūrėsim. Kaip jūs pataisysit su savo tokiam replikam? Aš dabar noriu jūsų Gražulį paklausti, o kas yra žmogaus teisės? Jūs man galite pasakyti? Kokios yra pažeidžiamos grupės? Kokios? Pirmiausiai nori Edita kelis sakyti. Ne, jūs dabar atsakykit. Klausimas jums. Kas yra pažeidžiamos grupės? Palaukit, pirmiausiai pažeidžiamos mano teisės, man išpažinti tikėjimą ir cituoti šventą raštą. Socialiai pažeidžiamos grupės. Net komunistiniais laikais to nebuvo. Antras dalykas. Kas jums neleidžia cituoti? Seimo pirmininkės man yra draudžiama, man yra byla. Gerai, viskas, baigiam. Ačiū. Gana. Jūs gavot konkretų klausimą. Jūs dabar šnekat, neduodat žmogui išsižioti. Nustokit, nusiraminkit. Leiskite kalbėti. Viskas, baigiam, nustokit. Dedu lygybė ženklą. Žiūrėkit, tai yra pažeidžiamos, viskas. Petrai, dar kartą prašau, nutilkit. O dabar negalima, kad žmonės. Ar jūs girdit mane? Nutilkit. Kodėl jūs visą laiką rėgiat? Aš jūsų prašau. Čia yra kitų žmonių, kurie irgi turi pasisakyti. Jūs šnekat kažkokias nesąmonės pastoviai ir bandot sugriauti šitą diskusiją. Kiek galima to klausytis? Tai kad jūs mane leidot pasakyti. Aš negaliu jums leisti, todėl kad jūs ne į klausimą atsakinėjat. Bet jūsų laikas irgi baigėsi. Ačiū, sėskit. Pone Puidokai, prašau. Dabar mes pasisakysim. Prašau. Jokių replikų. Dabar pono Puidoko žodis. Mūsų eilė dabar, taip. Tai mes irgi norime apie Stambulo konvenciją išsakyti savo nuomonę ir replikuos teisininkas Erikas Pavlovičius. Taip, žmogaus teisų, aš truputėlį nuo kitos pusės pradėsiu, nes tai girdėjau, pasakė kiti oponentai. Tai žmogaus teisės yra labai geras teisinis aktas, tačiau šiai dienai, taip kaip jisai yra pateikiamas ir jisai naudojamas, aš manyčiau, kad yra pas mus visgi selektyvi teisė ir selektyvus teisingumas.
šioje dalyje, kadangi kas yra pažeidžiamiausia dabar, šiandien yra pažeidžiamiausi tikrai ne LGBTQ nariai, o pažeidžiamiausi yra tautinės mažumos šiandien. Ir tai įsitikint galėtų ir, sakysim, ir Lenkai, ir Rusai gyvenantys čia, kokiose patiria, nes aš turiu tokias bylas. Bet dabar apie Stambulo konvenciją. Ten buvo anksčiau kalbėta debatuose apie genderizmą ir panašiai. Bet buvo užkabinta viena tema, kuri iš tikrųjų Stambulo konvencijoje yra, tai užkabinta apie stereotipų naikinimą. Visi tikriausiai žinom himną Lietuvos. Na, žinom, mums jis patinka. Jeigu pritaikyti Stambulo konvenciją, himnas turi būti panaikintas, kadangi tenais pastatoma pagal himno tekstą, koks jisai surašytas, vyras aukščiau už moterį. Ten yra panaudoti žodžiai sūnus, vaikai, istoriškai vaikai buvo, sakysim, sūnus vadinami ir dukros. Tai tokiu atveju Stambulo konvencija jinai pati numato, kad turi būti panaikinta kultūros, istorijos ir meno ir kiti dalykai, kurie susiję stereotipai, kurie žemintų kažkokiu tai būdu tam tikras grupės. Ten net neparašyta apie gėjus, sakysim, ten daugiau apie moterį šioje dalyje. Ant kalno mūrai daina, žinot, lygiai tas pats. Padok sesutę kardą, tai yra moteris statoma į žemesnę pusę, vadinkim, tai tada tokiu atveju ir vytis, ir visos dainos turėtų būti panaikintos. Ačiū. Dabar ponas Tomaševskis ir tada ponia pasisakys. Ačiū. Vienas iš žmogaus teisių yra auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Tai papildys, atsakys šitą klausimą edukologijos mokslo daktarė Danuta Narbut. Prašau. Labas vakaras. Tam, kad kalbėti apie ateitį ir ateitį švietime, turime trumpai grįžti į praeitį, kai 2006 metais Europos taryba patvirtino ir įtvirtino 8 pagrindinės kompetencijas ugdyme. Ir aš manau, įsitraukimas Europos į šalies ugdymo turinį tuo turėtų ir baigtis, nes tai iš tikrųjų yra labai geras ir teisingas dokumentas. O palikti ugdymo turinį, aš manau, kad vis vien reikia valstybėms, pačioms šalims, kur yra gilios tradicijos, kur yra vertybės, kur yra mūsų pasaulėžiūra ir mūsų įsitikinimai. Svarbu paminėti, kad kiekvienas, kaip ir kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus yra unikalus, taip ir kiekviena valstybė yra unikali. Ir būtent apie švietimą ir apie vertybę švietime turi būti sprendžiama būtent šalyje. Ačiū, prašau. Jūs prisistatykit, prašau. Aš esu Edita Navickienė, aš esu 5 vaikų mama, 2 iš jų su labai sunkiam negaliam, jom yra virš 30 metų. Ir daugiau negu 30 metų aš kovoju už neįgaliųjų teisės. Tai yra pati žemiausia socialinė grandis, kurios teisės yra labiausiai pažeidžiamos. Žmonės su negale negali pakliūti į sporto klubus, į parduotuvės, grožio salonus, gydymo įstaigas. Jie negali gauti elementarių paslaugų, jie negali apsipirkti kaip oriai, ne? Ką gali padaryti kitataučiai, ką gali padaryti LGBT atstovai. Taip, jūs galite visur eiti. Bet žmogus su negale, jis dažniausiai būna, jeigu tai yra dar ir judėjimo negale, jis dažniausiai būna įkalinamas tarp 4 sienų 20 metų, 30 metų, dėl to, kad jo būstas nepritaikomas. Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių tautų negalės konvenciją. Bet žinokit, tai yra liūdna. Paskutiniai mėnesiai mes einame tokiais sparčiais žingsniais atgal, kas liečia žmonės su negale. Jų teisės yra taip pažeidžiamas, kad motinos žudosi, žudo vaikus. Apie ką mes kalbam? Ir jeigu Lietuva nesilaikys įsipareigojimų, kas liečia žmogaus teisės, o ypač neįgaliųjų, aš esu tik už sankcijas. Ačiū labai. Pagaliau iš tos pusės buvo teisingas ir visiškai konkretus atsakymas. Bet dabar mes jau pradėsim šitą klausimą irgi atidėkim, pabaikim, nes jau žiūriu į laikrodį labai mažai beliko. Dabar negalima viskas. Ir dabar tik tai po minutę gaunat visi. Vienas klausimas ir iki minutės, daugiau ne. Klausimas yra toks, kad moterų vis dar yra mažiau politikoje ir visuomeninėme gyvenime, tiek nacionaliniu, tiek ir Europos lygmenimis. Nors moterų skaičiai Europos parlamente iš tiesų yra
yra su kiekviena kadencija vis augantys. Ir šitas Europos parlamentas, baigiantis kadenciją, jau ragino ES institucijas nustatyti privalomas priemonės, pavyzdžiui, kvotas valdymo organuose, o bendrijos narės tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose užtikrinti proporcingą atstovavimą moterims ir vyrams. Tai mano klausimas yra toks. Ar pritartumėte, kad lyčių lygybės principai užtikrinti būtų taikomos kvotos, pavyzdžiui, įmonių valdymo organuose ar partijų sąrašuose į Europos parlamentą? Ar lyčių lygybės siektumėte kitomis priemonėmis? Pone Puidokai. Na, visų pirma, kiekvieną moterį, kiekvieną mamą mes privalom ir mylėti, ir gerbti. Ir kiekvieno tikro vyro širdyje yra būtent toks jausmas, pagarbos kitai moteriai jausmas. Ir kalbant apie politiką, na, nereikia kažkokių kvotų, dirbtinių nustatymų. Pas mus taikos koalicijoje yra ir moterų, ir vyrų, ir tas balansas yra pakankamai geras. Mes nediskriminuojame nei moterų, nei vyrų, kaip kai kurie kiti. Manome, kad visi yra labai svarbus ir reikalingi. Na, o kalbant apie Europos parlamentą, tai aš noriu paraginti visus žmonės ateiti į rinkimus, tiek Europos parlamento, tiek Seimo, nes 24 metais lemiasi tiek Europos, tiek Lietuvos likimas. Ateikite ir padėkite sustiprinti tradicinių vertybių sparną. Šie žmonės, kurie atėjo į rinkimus, prezidento rinkimus, sudarė net 412 000 balsų. Tai yra didžiulė pergalė. Jeigu mes apsivienysim, mes sugebėsim konservatorius pašalinti iš valdžios Lietuvoje visiems laikams. Pone Bukauskai. Tai kolegos, darbo partija į Europos parlamentą turi ne vieną moterį, tai aš norėčiau suteikti kolegijai Vaidai Giraitytei Juškevičienei papildomą minėtų klausimų. Prašau. Aš galbūt tik labai trumpai papildysiu ir kaip moteris atsakysiu. Iš tiesų, aš galbūt jausčiausi nejaukiai, jeigu mane čia būtų pasodinę tik pagal kvotą ir dėl to, kad mano toks sudėjimas. Moterims turi būti suteiktos visos socialinės garantijos, turi būti šeimos ir darbo santykiai sudaryti taip, kad jinai galėtų save atsiskleisti, siekti išsilavinimo, siekti karjeros ir žinoma, taip ta moteris pati norės dalyvauti visoje visuomeninėje veikloje, politinėje veikloje, visose įmonių valdybose. Tai reikia tik sudaryti sąlygas. Man atrodo, jokių kvotų nereikia. Viskas susidėliotų savaime, jeigu visos socialinės garantijos, ekonominės būtų užtikrintos tiek moterims, tiek vyrams. Ačiū. Pone Tomaševski. Be moterų tai nėra mums vyrams prasmės gyventi šitame pasaulyje. Tai mes didžiai gerbėm savo motinos, žmonos, seseris. Tai yra būtent tas svarbiausias dalykas mūsų pasaulyje. O dėl kvotų, tai dirbtinai, aš manau, nieko mes nesukursim. Mūsų parlamentinė partija Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga be jokių kvotų turi tarybos narių pusę moterų, Seimo narių turi daugiau moterų negu vyrų, mūsų partijos narių yra 55% moterų. Tai jums yra atsakymas. Mes to nereguliuojam, bet pats gyvenimas reguliuoja, yra pagarba moterims, tai yra svarbiausia. Ir aišku, tas išplaukia viskas iš mūsų vertybių, iš mūsų krikščioniškų vertybių. Nereikia sugalvoti iš naujo rato, šventame rašte viskas pasakyta. Jeigu mes gyvensim pagal šventą raštą, tai į kvotų man nereikės, į daugiau bus į gerumo pasaulyje, taikos ir mažiau šitų blogių. Ačiū, ponia Budraitė. Moterys nėra gėlės, kurias reikia palaistyti ar dėl grožio pasisodinti, ar pasistatyti ant stalo. Moterys yra žmonės ir šiuo metu šitie žmonės nėra proporcingai atstovaujami. Ką dabar kalba kitų partijų lyderiai, kad jie sudaro visas galimybės dalyvauti, tiesiog suprask, moteris nenori, tai yra netiesa. Ir tai rodo vedliai sąrašų. Iš 15 dalyvaujančių partijų moteris veda tik tai 3 sąrašus. 60% universitetų absolventų ES yra moteris. Tačiau moteris uždirba 16% mažiau negu vyrai dirbdamos tą patį darbą. Moterų pensijos yra 37% mažesnės ES negu vyrų, nes mes vis dar neturime normalių sąlygų atlikti visas pareigas, kurias mums užkrauna stereotipai. Kodėl lyčių tokie profesionalai kaip jūs atvedė mus iki tokios situacijos? Dėl to mes siūlome pozityvę diskriminaciją ir taisom šitą absurdišką situaciją, siūlom profesionalias moteris ir kviečiam visus rinktis šviesą ir balsuoti už progresą, o ne už Rusijos veikėjus. Ačiū, ponia Gražulė.
Kur jūs čia matot problemą? Dabar madinga keisti lytį, kiek jeigu truks prie tos kvotos pasikeisit lytį. Ir problema, va. O jūs visos esat, vienu žodžiu, jau vienos lyties. O gal ne, dabar neaišku, gal kiekviena kitos lyties. Čia nesuprasi jūs. Tai už kvotas jūs ar prieš? Jūs nekelkit problemos, nes lytį galima dabar pasikeisti. Aš jūsų klausiu. Už ar ne? Jūs manęs nenutraukinėkit ir netimirėkit mano laiko. Supratot? Vedėjai, jūs veskit laidą. O dabar aš dar noriu kreiptis visai kitą temą. Ne kita tema, tema yra viena. Ką čia diktatūra, putinizmas? Tema yra viena. Klausimas jums yra pateiktas ir prašau atsakyti klausimą. Ką jūs galvojate apie kvotas? Aš jame pasakiau. Ką jūs pasakėte? Aš pasakiau, kad galima pasikeisti lytį ir bus kvota išlaikyta. Tai ačiū. Tai ačiū. Klausimas pateiktas. Aš noriu visiems padėkoti. Norėčiau padėkoti visoms 4 partijoms, kurios dalyvavo šitoj diskusijoje ir nepaisant chaoso šita diskusija įvyko. Ir noriu pasakyti ačiū Petrai ir jums, kad nepaisant jūsų pastangų mūsų diskusija vis dėlto įvyko. Taigi atsiprašau už chaosą, bet vis dėlto labai dėkoju. Deja, nebėra laiko, mes turime atsisveikinti. Ačiū visiems ir ačiū žiūrėjusiems. Iki.